Sveiki sugrįžę į podcastą Kerniaus laiškai iš ateities ir šiandien šis YouTube kanalas susitinka su Donato Banaičio sąmonės keliu. Tai džiaugiuosi, kad šis video galės būti abiejose kanaluose ir pasiekiamas tiek Donato, tiek mano klausytojams. Tai ačiū Donatai, kad radote laiko šiandien susitikti. Dėkojam už galimybę pasitarnauti jūsų bendruomeniai. Dėkui. Aš labai džiaugiausi, kai iš tikrųjų per savo gerą draugę, per kolegę radau jūsų kontaktus ir turėjau galimybę pats pasiteirauti ir pasižiūrėti, koks mano sielos kelias, kuris atitraukus tarsi iš paukščio skrydžio gerokai toliau, iš platesnės perspektyvos, nors paprastai kvantinėje hipnozėje lyg ir galiu pasižiūrėti kelis praeitus gyvenimus arba trupučiuką į ateitį. Tai iš tikrųjų, man atrodo, čia labai išskirtinė galimybė ir nuostabu, ką tu darai, kad tu į tave besikreipiantiems gali pasižiūrėti jų Akašos įrašus, Akashic Records, kokia jų sielos kelionė, iš kur jie atėjo, kokie sielos tikslai ir panašiai. Tai gal pirmiausiai norėjau paklausti apie tai, kaip priėjai iki šito savo talento, kaip jisai atsibudo, kaip jis atsirado, gal gali truputį papasakoti apie savo kelionę? Tai jeigu dabar žvelgiant atgal į šiokią tokią istoriją, tai galbūt tie įvairūs prisiminimai ir nuotrupos buvo daugiau mažiau visą laiką kažkokie tais, ar intuicijos, ar kažkokie vaizdiniai, ar gal kažkokie tai sapnai, bet tai niekados turbūt neturėjo kažkokio tai vientisumo, kad būtų galima, sakykime, kaip filmą peržiūrėti nuo pradžios iki galo. Ir toj vietoj tiesiog reikėjo kažko tais, kad sudėliotų į kažkokią tai strategiją, kažkokią sistemą, kaip tuos dalykus sakykime, sudėlioti į loginę seką. Tai toj vietoj panašiai 2012 metais pradėjau mokytis tos Dolores Cannon metodikos kvantinės hipnozės. Ir iš esmės, kadangi, sakykime, tos studijos yra ganėtinai, pavadinkim, struktūringos, tai jos padėjo sudėlioti tos dalykus į vietą ir padėti suprasti labiau, kas vyksta ir kas nevyksta. Nes iš esmės mes galim intuityviai dalykus atrasti, bet kartais mes tos intuicijos neužfiksuojam ir tada mes nesuprantam, kodėl kartais dalykai pavyksta, kartais nepavyksta. Ir reikalingas kažkoks vedimas toje vietoje. Tai tiesiog tie kursai padėjo iš esmės suprasti dalykus ir tada valdyti juos. Ir tiesiog paskui jau atėjo praktika. Žinoma. Ačiū labai, iš tikrųjų palietei mūsų bendrą temą į savo didesnį prabudimą, į savo talentų atradimą ir panašiai. Aš irgi atėjau per Dolores Cannon mokyklą, KHT akademiją ir tai, kad jie su kvantinio gydymo hipnozės technika pateikė tiek daug gilios informacijos apie kosmologiją, apie mūsų visatos, tą naująjį, pavadinkim, supratimą. O kas buvo tęsinys, kaip nuo darbo su kvantinė hipnoze tu perėjai prie sielos įrašų skaitimo, jeigu gali padėk sujungti šitą tiltą? Tai iš tikrųjų pradžiai pats mokymasis tos kvantinės hipnozės buvo idėja dirbti su savimi. Tai buvo pirminė intencija, nes buvo noras tiesiog prisiminti būtent tos dalykus. Ir čia galbūt reikėtų paminėti tokį dalyką, kur yra kažkaip nesusipratimas. Kažkodėl, kai kalba apie tas hipnozes, pasakoja tik apie tai, kad galima hipnotizuoti tik kitus. Bet kai mokaisi tose mokyklose, tai pirmiausia, tu neturi ko hipnotizuoti kito, tu hipnotizuoji save. Tai tu pradedi nuo savęs ir toje vietoje išmoksti to ant savęs. Ir tokia buvo intencija išmokti to ant savęs. Bet einant giliau ir giliau būtent į tuos visus įrašus, buvo pradėta pastebėti, kad
iš tikrųjų tas tarpas tarp savęs kaip savo asmenybės Taip. ir kito asmenybės iš tikrųjų yra tam tikra prasme iliuzija. Ir mes pradedam matyti, eidami pakankamai giliai, kad viskas yra vienas laukas. Taip. Ir kadangi viskas yra vienas laukas, tame viename lauke skaityti ar savo istoriją, ar kito istoriją yra vienas ir tas pats. Nes tai yra vieno to pačio vienio patyrimas per skirtingus savo aspektus, kaip vienos rankos skirtingi pirštai, viskas susiveda vis tiek į tą pačią ranką, nors kiekvienas pirštas galvoja, kad jis yra unikalus individas. Taip, labai gražus pavyzdys. Aš galvoju, kad mums labai pasisekė, kad šiandien tave turime, dėl to, kad tu turi labai jau nemažai patirties su sielos įrašų skaitimu. Jeigu neklystu, artėji prie 500 konsultacijų, ar tiesa? Na, tai nėra tiesa. Dėl to, kad mes įrašus pradėjom daryti tik tais, čia prieš kelis metus. Tai yra dar daugiau. O savo veiklą vykdom ten, panašiai tų 2012 metų. Oho. Tai labai daug buvo neįrašyta. Supratau. Ir tai yra iš tikrųjų, mes, jeigu turėtume skaičiuoti, tai yra kažkiek tai tūkstančių tų, bet Nerealu. tai yra neįrodoma dabar. Ne, apie įrodymus man tiesiog atrodo net ir tie, kurios įrašus matau labai daug, bet pasirodo už tos tik tai kaip icebergo viršūnė, kaip ledkalnio viršūnė, kad iš tikrųjų yra dar daugiau padaryta darbo. Tai aš galvoju, kad šiandien, ko iš tikrųjų labai tikiuosi ir galbūt mūsų skaitytojai tikisi, tai to, kai tu dirbai su daugiau negu 1000 tokių įrašų, aš manau, kad tu pradėjai pastebėti tam tikras tendencijas, dėsningumus, kas yra būdinga tai sielų evoliucijai, iš kurios atkeliauja, gal yra kažkokių jaunų sielų, kurios dar tik tai pradeda savo sielos vystymus, yra gal kažkokių labai labai senų sielų, gal trupučiuką gali praskleisti uždangą apie tai. Aš suprantu, kad tas skirstimas į senas ar naujas sielas, jis toks labai sąlyginis, čia tikrai nėra hierarchija ir jeigu aš būčiau sena siela, aš nesijaučiau dėl to geresnis, lygiai taip pat kaip ir 12-okas išeidamas jau iš vidurinės mokyklos ir žiūrėdamas į 1-oką ar 2-oką ateinantį dar tik tai į mokyklą mokytis, jisai gali prisiminti 2 dalykus, kad lygiai taip pat jisai buvo 1-okas ar 2-okas ir kad tas žmogus nėra nei geresnis, nei blogesnis, tiesiog jis yra kitoj savo pažinimo stadijų, kad jis yra trupučiuką anksčiau ten, kur, tarkim, galbūt tos senesnės sielos yra, tai gal gali šitą dalį truputį papasakoti apie tą sielų amžių, ar yra kažkoks tai, nežinau, skirtumas dėl tų jaunų senų sielų, jeigu nujauti maždaug Žemės planetoje, ar mes daug tų senų sielų turim? Tai dabar, kai kalbam apie sielų kategorijas, tai mes turim vadovautis tik tai savo kažkokią asmeninę skirstimo sistemą, nes niekur tų dalykų nesimokėm. Taip, čia Bet teko girdėti tų dalykų. Tai va, tai mes kategorizuojam būtent sielas tokiais, sakykime, skirstimais. Tai reiškia, kai sakom sena siela, tai mes sakom, kad siela, kuri egzistavo dar iki šios visatos, nes mūsų ši visata yra sąlyginai jauna. Ir sielos, kurios egzistavo iki šios visatos ir paskui atvyko į šią visatą, kai nevystėsi, tai mes skaitom, kad tai yra sena siela, nes jinai jau turėjo daug patirties iki tol ir kai prasidėjo šita visata, tada atvyko į ją. Ir kita kategorija tada būtų sielos, kurios pradėjo vystytis kartu su šia visata. Taip. Tai tada mes skaitom kaip jaunesnės sielas ir būtent jos turi pagrindę pastebėta 2 vystymosi tokias kaip kryptis. Tai pirma vystymosi kryptis yra, kad vystysi iš elementinių karalysčių, tai yra, reiškia, pagrindiniai elementai, tai kaip žemė, vanduo, oras. Ir būtent vystantis iš tų elementų, tuomet buvo kažkokie katalizatoriai, kurie tuose elementuose suskatino sąmoningumą, kad nebūti tik tais pasyviam elementui, bet taipogi išmokti atspindėti, kad aš esu ir kažkas mane veikia.
Taip. Ir tada būtent prasidėjo ta jų evoliucija kažkokia tais. Tai čia viena kategorija, o kita kategorija tai yra vadinamos, sielos, kurios buvo sukurtos. Ir tai yra, vėlgi galima skirstyti į dvi kūrimo kategorijas. Tai pirma yra dieviškas kūrimas, o kita yra, sakykime, daugiau inžinerinis kūrimas. Taip. Ir dieviškas kūrimas tai yra, kad visatos kolektyvinė sąmonė sukūrė specifines sielas, kurias mes pagrindę mitologiškai vadinam angelais. Tai yra, kad jos tiesiog tarnautų kitiems ir padėtų jiems. Tai jos ir mes taip pat vadinam jas funkcinėm sielom, nes jos žino tikslą savo funkciją, ką jos turi atlikti, kai tuo tarpu siela, kuri yra evoliucionuojanti, jinai dar ieško savo prasmės egzistencijoje. O inžinerinės sielos yra kažkoks tai kaip, pavadinkim, kaip hybridas, tai neretu atveju yra kažkokia įsivyščiusi rasė, kuri paėmė būtent kažkokį elementinę sielą ar kažkokį tai pagrindą ir tuomet paėmė gal dalelę savęs ir tuomet sumaišė ir kažkokios pažangios technologijos, kaip paskatino tą vystymąsi, katalizavo tą vystymąsi ir būtent sukūrė tą sielą. Tai mes tą panašiai matom, kai skaitom Bibliją, ten tą sukūrimo istoriją, tai iš esmės tai yra toks principas. Supratau. Ačiū labai, kad taip aiškiai paaiškinai. Aš labai norėčiau, jeigu manoma, ar galėtum atspindėti šias kategorijas per konkrečių klientų pavyzdžius, kad tarkim papasakoti, kad klientas X, mums nereikia žinoti, kas tas konkretus klientas, bet galėtų būti kaip pavyzdys ta kažkokia jaunesnė siela ir galbūt kažkas, kas, kaip sakė, iš tų funkcinių sielų, kaip galbūt ar iš angelų, archangelų, ar kažkur kitur, ar jie vis dar yra mūsų visatoje, Žemės planetoje? Taip, žinoma, jeigu kalbant apie konkrečius pavyzdžius, tai tarkim, sakykime, jeigu taip kategorizuojant, tai elementinių sielų yra statistiškai žymiai daugiau, kurios ateina. Nes kai žmonės ateina, jie turi būtent intenciją suprasti labiau save. Ir toj vietoj jie nori suprasti, kodėl jie yra tokioj pozicijoje, kokioje jie šiuo metu randasi. Ir toj vietoj, būtent kalbant iš elementinių tų būtent sielų besivystančių, tai tokios turbūt yra statistiškai daugiausiai ateinančios sielos, bet jos irgi yra dviejų kategorijų. Nes reiškia, yra nubudę žmonės ir yra miegantys žmonės. Tai miegantys žmonės, tu jiem gali sakyti, ką tu nori, jiems yra vienodai visos šitos temos. Mes bepročiai jiems. Jie turi savo informacijos šaltinius, kuriais jie domisi ir šitą informaciją jiems dar nėra priimtina. Tai toj vietoje jie miega ir tegul jie savo evoliucionuoja savo tempu. Bet kiti, kurie yra nubudę, jie tuomet kreipiasi ir daug žmonių būtent kreipiasi, kurie tiesiog, sako, nubudau, kažkas čia vyksta, jaučiu, kad kažkas yra daugiau, noriu suprasti ir taip labai daug tokių žmonių ateina. O tada ateina kiti žmonės, kurie sako, aš jaučiu, kad pas mane yra kažkokia tai misija, aš turiu kažką tai padaryti, yra kažkas daugiau ir tai labai skiriasi psichologija tų žmonių. Nes būtent tie žmonės, kurie yra evoliucionuojantys, jie daugiau ieško, kad suprasti, kas jisai yra ir kokia gyvenimo prasmė. Tas yra natūralūs ir vertingi klausimai. O būtent žmonės, kurie jau daugiau yra iš angelų pusės, jie jau yra praėję tuos visus dalykus, jie jau turi visą tą, jaučia savo širdį, jiems tiesiog reikia žodžių, kad išreikšti būtent tuos dalykus. Ir tada mes galim jiem atspindėti tas jų vidinės būsenas. Ir toj vietoj būtent papasakoti šiek tiek tos istorijos. Ir taip tai yra mūsų YouTube kanale, būtent kai žiūrim tos pavadinimus. Daugmaž mes apibūdinam būtent kokia daugmaž yra ta istorija. Tai kad YouTube'as, čia toks nusiskundimas YouTube'ui,
kad jisai leidžia tik 100 raidžių panaudoti. 100 raidžių. Jo, ir tu negali labai plačiai aprašyti, turi labai riboti tą užrašą, tai tada jis gaunasi toks kuklus, bet stengiamės kiek įmanoma, sakant, tą pavadinimą aiškesnį parašyti. Ir tada pagal tai galima žiūrėti ir kiekvienas, tarkim, kuris paskui klauso tos įrašus, jisai jaučia tada savyje, kas jam labiau rezonuoja, ar būtent tos evoliucionuojančios istorijos, ar tos misijų istorijos. Ir kiekvienas gali atpažinti dalį savęs. Tai čia kiekvienam atrasti save, būtent per tas istorijas. Taip. Paminėjai, kad iš tikrųjų ir jau talpinančio video, kai tu talpini, pavadinime turbūt galima rasti labai daug esmės, bet gal gali pasakyti kelis pavyzdžius dėl to, kad manau, kad dalis klausytojų nėra matę tavo kanalą ir jie neįsivaizduoja, ką tu turi omeny, tai jeigu pateiktum kelis konkrečius pavyzdžius ar kelias konkrečias klientų istorijas, manau, kad mūsų podcastas būtų dar labiau gyvas ir įdomus, nes mano podcastui būdingos konkrečios istorijos, kurios be abejo turi minusą, kad atspindi to tarsi vieno kliento istoriją per tą vieną pavyzdį, bet vis tiek kartais tie pavyzdžiai yra kaip gyvos istorijos, žmonėms labai patinka. Tai jeigu kalbant apie konkrečius pavyzdžius, tai dažniausias pasitaikantis pavyzdys, būtent, tarkim, evoliucionuojančios sielos, tai yra, kad siela augo, buvo kažkokia tai elementinė planeta, kurioje dažniausiai nėra jokios gyvybės. Tai yra, neretu atveju dažniausias pasitaikantis variantas, tai yra planeta yra tik tais, sakykime, kažkokio tai smėlio ar molio pagrindu. Ir toj planetoje iš esmės nieko nėra, yra tik kolektyvinė sąmonė, kur ta siela specifinė yra to smėlio, tos dykumos kolektyvinės sąmonės dalis. Aha. Ir tada įvyksta kažkoks katalizatorius, tarkim, būna konkrečioje istorijoje nukrenta kažkoksai tas meteoritas, trenkiasi, ar atvyksta kažkokia kita rasė, kuri išsivyšiusi ir jie ieško kažkokių naudingų iškasenų ar kažkotais. Ir jie būtent katalizuoja tą visą, sakykime, regioną. Ir vykstant tai katalizacijai, tada siela, būtent, jinai vis dar yra kolektyvinės sąmonės dalis. Bet specifiniai zonai, kur vyksta tas katalizavimas ir, tarkim, vyksta, kokie kasinėjimo darbai, nes atvyko būtent kasinėje, kasa mineralus. Ir ta vietoje su mineralus, o dabar kaip tik neseniai istorija buvo, reiškias, kasė buvo rasė, kuriai, jie buvo fiziškai silpni, nes jų planetoje nebuvo mineralų tinkamų vystymuisi ir kaip gavosi, kad jie buvo labai nusilpę. Tokie, nes tiesiog trūko medžiagų jų planetoje. Bet jie buvo protingi, kūrė technologijas, kad galėtų vykti į kitas planetas, ieškoti iškasenų. Jie atvyko į tą planetą ir atvykę į tą planetą, tada jie pamatė, kad ten yra daug tų naudingų mineralinių medžiagų ir pradėjo jas kasti. Ir kai pradėjo jas kasti, tada jas pakavo į tokias, tokius konteinerius nedidelius. Ir būtent kiekvienas tas supakuotas konteineris tapo kaip individas. Nes kaip sielai save atskirti nuo tos kolektyvinės sąmonės. Ir būtent tas konteineris tapo kaip toksai katalizuojantis, atskiriantis faktorius, kuris atskyrė tą sielą nuo tos kolektyvinės sąmonės. Taip, jeigu galiu įsiterpti, tai čia labai panašiai, jeigu aš įsivaizduočiau, kad vandenyne, vandens lašas visą laiką jautėsi visko dalis ir net negalvoja apie tai, kad galbūt jis atskiras, bet kai mes jį paimam ir išimam, jis galvoja, tai aš esu ir vandenyno dalis, bet ir atskiras lašelis ir tada pasijungia tas tarsi sekantis sąmoningumo etapas, aš teisingai suprantu? Na jo, iš esmės, nes tas atskirimas mes vis dėlto turim suprasti, kad yra iliuzinis. Taip, nes tai nėra, kad tave iškasė būtent nuo tos kolektyvinės smėlio sąmonės ir tu tapai visiškas individas. Ne, čia tavo tas geras pavyzdys apie pirštus, kad tau pradeda atrodyti, kad tu labiau atskiras, bet iš tikrųjų tu visada viską darai. Vien tik dėl to, kad atsirado du pirštai, kai yra kartu, tai atrodo, kad jie yra kartu. Bet jeigu jūs atskiri įdėti oro tarpą, tada atsiranda iliuzija, kad yra tarpas. Bet techniškai jie vis dar yra sujungti. Supratau.
Tai va, ir to vietoje atsiranda tam atskirimui, tada būtent ta siela jaučiasi, sakykime, kaip tokia, na, individuali. Ir toje vietoje, būtent, tarkim, toj konkrečioje istorijoje, tada tos konteinerius gabeno į savo planetą jie. Ir, reiškia, buvo tokia socialinė kategorizacija, kadangi jų rasė buvo tokia, na, sunkiai besivystanti labai, nes jiems trūko tų medžiagų ir jiems būdavo labai sunku susilaukti palikuonių. Tad buvo labai skatinamas gimstamumas ir buvo tokia socialinė kategorizacija, kadangi tas projektas vykti į kitą planetą, kasti mineralinės medžiagas, atgabenti jas, jiems buvo sudėtingas labai procesas. Tai jie skirstė tokias kategorijas, kad būtent jie skiria tas mineralinės medžiagas tom šeimom, kurios planuoja susilaukti vaikų. Kad reiškia, tėtis ir mama būtų stiprus ir tada galėtų sulaukti, na, palikuonio. Nes statistiškai, jeigu trūksta medžiagų, tada tie vaikai negimsta arba miršta. Tai va, toje vietoje jie skirdavo tokius davinius, būtent šeimom, kurie, na, tai buvo pirmas prioritetas. Ir, reiškia, vienai šeimai buvo skirtas tas davinys, tų mineralinių medžiagų ir tėvai vartojo tas medžiagas. Ir ta siela, būtent, kuri buvo tame konteineryje, jinai būtent užmezgė ryšį su ta šeima. Ir tada, kai šeima susilaukė vaiko, tada būtent ta siela kaip perėjo per mamą į tą vaiką ir tada gimė toj šeimoj kaip būtent tas vaikas. Ir taip būtent prasidėjo tos sielos istorija. Nuostabu. Ir dabar gal galėtum papasakoti tą kitą kažkokį pavyzdį, kur, tarkim, iš tų labai senų sielų, gal netgi, nežinau, kur siekia ten išmintis archangelas arba kažką, kad būtų atėję iki mūsų visatos, iki Žemės planetos. Na, tarkim, apie angelus. Tai angelai, jie turi labai daug būtent to noro pasitarnauti, kur elementinės sielos jie daugiau galvoja, kaip jiems išgyventi, o angelai daugiau galvoja, kaip man pasitarnauti ir kaip man atlikti savo misiją, tarkim, podcastus darant ar dar kažką tais. Tai va, ir toje vietoje, reiškia, tarkim, viena dabar istorija nesena yra, kur konkretus pavyzdys. Angelai šiaip jau gan sinonimiškai yra angelas ir, tarkim, kokia medsesuo ar daktaras ar dar kažkas, tai jau čia beveik lygybės ženklas. Nes tai yra žmonės, kurie nori tarnauti kitiems. Nuostabu. Aš visada labai jaučiau, kad įsiterpsiu, bet aš labai jaučiau, kad tų žmonių širdis, kurie dirbo kaip gydytojai, ar ten psichologai, ar ten dar kažkokiose srityse, kad jie turi tiek daug atjautos ir šilumos savo širdyje kitiems, kad natūraliai ne dėl savo pareigų ar kažko, bet kai tu žmogus sutinki ir pajauti, kokio šiltojo širdis. Tai atsiprašau, kad įsiterpiau, bet norėjau pasakyti, kad tą netgi jausti galima, tai prašau, tęsk. Taip pat toje vietoje tie žmonės turi labai konkrečią tokią, sakykime, vibraciją savyje. Ir būtent, tarkim, konkretus tas atvejis, tai tarkim, moteris, jinai buvo atsiųsta į šitą planetą, tarkim, su konkrečia misija, tai yra padėti šitai planetai, nes šitai planetai yra sunku, čia tikrai yra daug iššūkių. Ir tai yra jos misija, jinai yra būtent, kaip mes turim tą tokį terminą, kaip tą žvaigždžių sėklą, tai reiškia, siela atsiųsta pasėta į šitą planetą, kad jinai užaugtų ir galėtų duoti vaisius ir padėti. Tai va, jinai buvo atsiųsta padėti šitai planetai ir, kaip jau minėjau, būtent statistiškai tai jinai dirba medseserimi. Ir tai yra sudėtingas vis dėlto gyvenimas, nes galbūt, tai nėra teisinga taip sakyti, bet galbūt kartais yra paprasčiau galvoti tik apie save, kaip man išgyventi, ir sielos, kurios yra evoliucionuojančios, jos dar neturi išvyščiusios savyje būtent tokio jausmo, kad man rūpi kiti. Pas jos dar yra tas egocentrinis mąstymas, kad aš savo rūpiu.
ir tai tiesiog yra evoliucijos tokia fazė, bet būtent tos sielos, kurios jau turi aukštesnį tą įsivystymą, jos daugiau suvokia, kad yra kolektyvinė sąmonė, kad nesu tik tais aš, yra ir kiti, ir jeigu kitam gerai, tai ir man gerai. Tai vat ir toje vietoje būtent tos angeliškos sielos, joms yra sunkiau, dėl to, kad, tarkim, tai moteriai vat konkrečiai irgi, jai viskas rūpi, jai kiti rūpi ir nori rūpintis kitais ir vat nori padėti sergantiems ir panašiai. Bet yra sunku, jeigu žmonės, tarkim, nenori priimti tos pagalbos, ar jie nesupranta tos pagalbos, ar, tarkim, ta pagalba jos pasiekia ne tokiai formai, kokią jie tikėjosi tos pagalbos sulaukti. Taip. Ir toje vietoje būtent tai moteriai yra sunku, nes jinai nori padėti, jinai dirba tokį darbą, bet ką daryti, jeigu žmonės nesugeba suprasti ar įvertinti tos pagalbos, tai sunkus gyvenimas. Tikrai taip. Kai mes kalbam apie tas senesnės sielas ir tu paminėjai, vat kaip vieną iš pavyzdžių, kad angelai, ar archangelai, kad jie turi savo labai tokią stiprią funkciją ir jie žino, kodėl jie yra. Ar gali paminėti kitų pavyzdžių, kas dar būtų iš panašių, nežinau kaip čia pasakyti, ne kategorijų, man nelimpa šitas žodis, bet trupučiuką praplėsti tą mūsų pavyzdį, mūsų supratimą, kas tos senos sielos, ar jos gali būti, nežinau, aš tiesiog paspėliosiu, atsiprašau, bet tarkim, užaugusios kažkokioje kitoje civilizacijoje, kaip ten, kur, nežinau, Mintaka vandenynų planeta, kur tiesiog vyruoja to civilizacijai vienas kito betarpis supratimas, palaikymas, kažkokios šviesios emocijos ir aš tarsi spėčiau, kad kažkuriame etape jaučiasi tarsi išsisėmę su patirtim, nes tu jeigu gali gyventi 1000 ar ten 1000 metų toj pačioj civilizacijoje ir jau būti išmokęs pamokas, tai tarsi tau reikia stipresnio universiteto kaip Žemė, kur būtų ir nepatogių emocijų, ir kažkokių kitų dalykų. Ir aš taip įsivaizduoju, kad dalis sielų galbūt atkeliavo po patirčių kitose civilizacijose, nežemiškos gyvybės kilmės kažkokios, nežinau, kitos civilizacijos. Tai dabar, jeigu mes kalbam apie vėlgi tokias kategorizacijas, kur mes kategorizuojam siela, ar yra sena, ar jauna, čia galbūt yra šiek tiek kitokia kategorizacija, negu mes kategorizuojam. Iš kito kampo pažiūrėti. Nepaisant to, čia ateina dvi skirtingos pozicijos. Tai pirma pozicija, šitaip kategorizuojant, tai yra, kad siela, jauna siela yra ta siela, kurie nelabai orientuojasi ir jinai ieško. Reiškia, jinai gyvena per gyvenimą ir jinai sako, tas yra, šitaip yra, ir jinai viską nori atrasti ir viską nori suprasti, nes tai jai yra nauji dalykai. Dabar seną sielą mes kategorizuotume kitaip. Tai būtų siela, kuri atvyko iš tą planetą, bet jinai neatvyko atradimams, jinai atvyko dalintis, nes jinai jau turi tiek daug patyrimo kitose planetose, kaip kiti gyveno, kaip kiti darė dalykus. Ir jinai atvyko padėti, nes jinai žino, kad jinai labai daug patyrė ir jinai turi savy daug išminties ir jinai gali tą išmintim pasidalinti su kitom sielom, kurios ieško teisingų atsakymų. Nes mūsų planetoje yra daug iliuzijų ir daug, galima padaryti klaidų. Tai toj vietoj būtent reikalingi tie, sakykime, tokie kaip vedliai, gidai, kurie gali duoti išmintingą patarimą, kaip priimti teisingą sprendimą. Ir būtent tai yra tos labiau evoliucionavusios sielos, kurios atsineša tą išmintį, nes jinai atėjo iš jų ilgų gyvenimų patirčių kitose planetose. Ir tada jie atvyksta čia ir sako, būtent aš pasidalinsiu savo išmintimi. Tai yra, jie neieško patirties, jie ieško, kur jie galėtų realizuoti savo jau turimą patirtį. Aha, gerai. Jeigu čia truputį sustotume, man jau kurį laiką į mintis lenda žodis dviguba misija ir aš galvoju, kad turbūt lenda ta mintis dėl to, kad nepaisant to, kiek tos sielos atiduoda, ar, kaip sakai, nori pasidalinti išmintim ar kitais dalykais, nori padėti Žemės planetai, žmonijai, žmonių sąmoningumo augimui, bet iš tikrųjų jos irgi
būdamas su tokia misija jos irgi augo, jos kažką tai pasiima ir aš teisingai suprantu, kad visada yra tarsi dviguba misija, mes ateiname su savo sielos augimo tikslais ir kažkodėl įdomi žemė, ne kažkur kitur, tą daro tos konkrečios sielos, bet tuo pačiu dirbdama su savo tais tikslais jos dirba ir su tarsi kitų tikslais, kaip sakai, padeda kitiems ir padeda savo. Tai šitoje vietoje, kaip čia paklausti, kas toms išmintingoms senoms sieloms čia tokio ta žemė yra, kad tai ką jos pačios gauna iš to, kad dalinasi tą išmintim, ką jos galbūt atranda, gal tu pastebi kažkokių tendencijų ar dalykų. Tai dabar mes turim grįžti prie taip vadinamos egzistencinės esmės. Gerai, grįžkim prie egzistencijos. Tai va, nes kai mes kalbam apie egzistencinę esmę, mes daug galim, sakykim, bandyti įprasminti egzistenciją. Turim suprasti, kad viskas, kad ir ką bedarytume, yra laikina, išskyrus vieną dalyką. Tai yra patyrimą. Reiškia, patyrimas yra vienintelis dalykas, kuris yra amžinas. Nes jeigu mes patyrėm, tarkim, kažką ten kitoj planetoje prieš 10 000 metų, tas patyrimas vis dar yra su mumis čia ir dabar. Taip, Net mes jų tiesiog neatsimnam, bet mes jį jaučiam intuityviai, kad mes turim tą patirtį. Tai toj vietoj, būtent patyrimas yra vienintelė, sakykim, tokia valiuta, kur yra vertingiausia visoje visatoje. Ir visi siekia to patyrimo. Ir būtent patyrimas yra vienintelis dalykas, kuris iš esmės mūsų augina kaip sielą, kaip individą. Ir toj vietoj, būtent kuo mes patiriam unikalesnį ir įvairiškesnį patyrimą, tuo labiau mes augom. Kiek mes galim paaugti, jeigu mes augom planetui, kur visi yra vienodi, visi viską daro vienodai ir yra vienos taisyklės ir visi vaikšto, taip sakant, kaip tam paradė, tik tais koja į koją ir... Taip, arba kaip žuvų guotas galim įsivaizduoti, kad gamta irgi natūralu, kad jisai juda kartu, elgiasi tarsi kolektyvinė sąmonė. Tai vat, mes galim sakyti, kad tai yra harmonija ir tai yra tvarka ir viskas yra gerai. Ir nėra tame jokių problemų. Bet problema yra tik tais tokia, kad tame nėra unikalaus augimo. Taip. Tai vat, o unikalus augimas ateina per unikalius patyrimus. Ir būtent ta patyrusi siela, neretu atveju jinai save skaito kaip tokiu nuotykių ieškotoju, kad jinai žiūri, va, aš patyriau tą, įgijau tą ir aną patirtį, kur aš dar galiu įgyti unikalesnės patirties. Ir čia va, daugelis apsistoja ties šitų tokių, sakykim, nuostabių reiškinių, vadinamų Žemės planeta, kur čia esantis patyrimas yra tikrai unikalus ir daugelio labai trokštamas. Tai yra, kad daugelis nori čia atvykti ir patirti šitą unikalų patyrimą iš dviejų perspektyvų. Tai ar atrasti būtent save šitoj planetoj, ar unikaliai bandyti save realizuoti savo jau turimus talentus šitoje planetoje. Ir būtent iš vienos tų dviejų perspektyvų būtent pamėginti patirti tą unikalų patyrimą. O tik paskiau, jau kai mes čia atvykstam, tada jau mes pradedam skųstis, būtent, kad čia kaip čia negerai ir kaip čia viskas yra sunku. Prieš tai mes buvom entuziastingi būtent prieš ateitant. Bet turbūt dalis to entuziazmo dingsta. Aš kaip tik praėjusioje laidoje, kurią dariau trupučiu kaip įžanga šitai mūsų daliai su tavim, kad būtų truputį lengviau suprasti. Mes kalbėjome apie tai, kad Žemės gal planeta, Žemės tas universitetas ypatingas tuo, kad tu gimsti ir viską pamiršti, kas buvo prieš tai, ne? Tu tarsi atverstum tuščią popieriaus lapą ir tam tikrą prasme sieloms tokiu būdu suteikiama galimybė pasiklysti per, nežinau, tėvų auklėjimą, visuomenės auklėjimą, kažkokias patirtis, kurios ten įskaudino, paliko traumų, žaizdų arba panašiai ir galiausiai paskui vis tiek ieškoti, kaip užsigydyti tas vietas ir grįžti atgal į savo centrą, bet gal tu nori pasidalinti savo asmeniniu to požiūriu vis dėlto, kuo Žemės universitetas yra ypatingas, nes savo požiūrį aš klausytam praeitoj laidoje išdėčiau ir man labai norisi trumpam pabėgti nuo savo požiūrio ir išgirsti tave ir galbūt klausytai sudėję tas dvi skirtingas nuomonės dar kažką atras savo kažkokį tai kampą, savo supratimą.
Na, galbūt šitoje vietoje pasidalinsim būtent irgi iš kitų sielų istorijų, kas daugiausiai kitiems yra unikalu patirti šitoje planetoje. Taip, tai yra keli aspektai. Pirmas aspektas, tai būtent ko sielos daugiausia siekia einant į šitą planetą, kokio unikalaus patyrimo. Tai pirmiausia, tai yra jo, tas užmaršties šydas. Tai yra, kad tai yra specifinė, sintetinė technologija, kuri nenatūraliai mums būtent padeda užmiršti savo praeitus gyvenimus, nes natūralu yra visatoje visur prisiminti savo praeitus gyvenimus. Taip, čia tas pats, kaip aš norėčiau prisiminti, ką dariau vakar ir ką dariau prieš savaitę, kažkaip mes tada jaučiam tą ir testinumą ir suprantam kontekstą. Čia tarsi šiandien ryte prabudau ir nieko nežinau, kas iki šiandien ryto buvo, ne? Tai tas labai labai jaučiasi skirtumas. Tai visatai yra normalu atsiminti kokius savo bent jau 5 praeitus gyvenimus be jokių pastangų. Tai nėra labai didelės prasmės ten atsiminti 1000 savo gyvenimų, tai gal yra perdėta informacija, bet kažkiek kelis savo praeitus gyvenimus yra labai normalu atsiminti. Šičia mes gimstami neretu atveju to nelabai turim. Vaikai, tarp kitko, gan nemažai to turi. Ir vaikai būtent daug dalinasi tuo, kaip savo fantazijom ir panašiai, bet tėvai tada jos pradeda auklėti, kad vaikeli, nesvajok čia nesąmonių, žiūrėk, yra duona, yra sriuba, valgyk ir viskas. Taip, aš labai noriu, atsiprašau, kad įsiterpsiu, bet sustoti, nes čia labai įdomus momentas iš tikrųjų apie vaikus. Aš galvoju, kad esu daug girdėjęs labai konkrečių istorijų, pavyzdžiui, kaip tarkim vaikas, kuris yra namuose su mama virtuvėje ir jam dar nėra 6 metų, ta prasme vis tiek dar tas pradinis amžius, kur jie tarsi yra atviri, tarsi vos nenuolatos buvo gyventų hipnozėje, tai pajuokaukim, tai ateina vaikas ir sako mamai, mama, aš noriu namo ir tėvai nesupranta, tai sako, tu namie, o iš tikrųjų vaikas turi omeny, kad jeigu galbūt jis yra kaip ta siela, kuri įsikūnijo Žemės planetą pirmą kartą ir jisai ne taip įsivaizdavo tas visas patirtis ir dalykus ir jaučia galbūt ilgesi savo ankstesniam gyvenimui žvaigždėse arba kažkur kitur ir kai jisai sako, mama, aš noriu namo, nors yra namie, jisai turi omeny tai ilgesi iš ten, kur atėjo, gal yra daugiau pavyzdžių, tokių, kur tu gali paminėti, kaip vaikai tą išsiduoda, galbūt kai yra įsivaizduojamas draugas, kas tai yra, ar čia tas jų angelas, ar aukštesnysis aš, ar kažkokie konkretūs dalykai. Aš taip atsiprašau, kad spėjau, nes nežinau, bet tiesiog bandau išvesti ant kelio, kad kurią tą vietą noriu pasižiūrėti trupučiuką giliau. Tai jo, čia yra ir tų, taip sakant, juokingų istorijų, yra ir nejuokingų. Visos jos yra daugiau mažiau liūdnos, vienokio ar kitokio atveju. Dėl to, kad statistiškai vaikai, kai pradeda pasakoti būtent savo tėvams, kad aš atsimenu, aš atsimenu, kai turėjau savo tą kitą gyvenimą, ar kai turėjau kitus savo tėvus ten ir panašiai, ar kai gyvenau toj kitoj vietoj. Ir tėvai sako, ta prasme, tau negerai kažkas, vaikeli, tu gimei čia, mes esam tavo tėvai ir čia yra tavo vienintelis gyvenimas. Ir nefantazuok, ne? Jo, ir vaikui tai yra, būtent dar yra tie prisiminimai šiek tiek pradžioj, bet būtent tas socialinis spaudimas, ypatingai, pavyzdžiui, kai nueini į mokyklą ir jeigu tu bandai kažką pasakoti savo fantazijas, tai ten bendra klasė, tarkim, tyčiojasi iš tavęs, mokytojai draudžia kalbėti apie tokius dalykus. Ir būtent tas baudimas toksai galiausiai išmuša visiškai tą galimybę prisiminti dalykus. Bet tai toje vietoje tos istorijos yra visos daugiau mažiau liūdnos, bet yra individai, kurie, taip sakant, nepasiduoda tam spaudimui ir toliau svajoja, tik jis turi praeiti tos etapus, būtent, kad pirmiausia, tu kažkiek dar atsimeni, tada tau liepia užmiršti viską, ir tą programą būtent įneša, tada tu pradedi subręsti ir tu turi pasirinkti vieną iš 2 pozicijų. Tai yra, ar iš tikrųjų tas socialinis spaudimas yra teisingas, ar mano sielos šauksmas yra teisingas. Ir būtent tai yra kritinis momentas, kai žmogus turi nuspręsti. Jeigu jis atsiliepia būtent savo sielos šaukimui, o ne socialiniams programoms, tada būtent siela turi galimybę nubusti. Žinoma.
Aš norėjau paklausti, galbūt, jeigu vaikas, imkim kaip pavyzdį, tarkim, buvo dvynukas, turėjo galbūt telepatinį bendravimo gebėjimą su kitu dvynuku ir paskui natūralu, kai atsirado verbalinė kalba, kai tėvai pasakė galbūt, kad nenusišnekėk, negali būti, kad tu be žodžių susikalbė, nes savo dvynuku ir panašiai, ir vaikas tą pameta gebėjimą, to labiau ne tai, kad pameta, bet jį tarsi pakeičia verbalinę komunikaciją. Ar vat, per tokį pavyzdį arba kitus pavyzdžius įmant, kai vaikai užmiršta savo talentų, savo gebėjimus, savo ekstrasensoriką, galbūt jiems prisiminti yra lengviau, panašiai kaip po ilgo laiko tarpo vėl užlipti ant dviračių ir prisiminti, kad iš tikrųjų kažkada mokėjai važiuoti, negu kai niekada nesivažiavęs dviračių ir išmokti. Ar tai yra lengviau prisiminti tas dovanas, tos gebėjimus, jeigu juos tarsi pamiršai arba užmetai? Na, tai yra dviprasmiškas klausimas. Taip, jisai gal nėra paprastas, atleisk dėl to. Ne, tai nėra sudėtingas klausimas. Tiesiog mes turim suprasti skirtingus žmonės ir jų skirtingas biškai psichologijas. Reiškia, vienam žmogui yra lengva išmokti kažką, kai jisai turi savo galvoj tuščią popieriaus lapą. Ir reiškia, ant tuščio popieriaus lapo jam yra lengva piešti ir išmokti naujus dalykus greitai. Tai vien tas faktas, kad tarkim jisai jau turėjo kažkokią patirtį, tai jam gal nelabai kažką keičia, nes jisai greitai mokos. Bet kitam būtent yra, tarkim, žmogus gimsta ir jisai, tarkim, čia vienas žmogus, konkretus žmogus pavyzdys. Reiškia, jisai buvo mažas ir jisai nuėjo į metalo dirbtuvę, ten dar gal iki mokyklinės amžiaus, ar jau ten pradinuko amžiaus. Ir jisai žiūri, kaip ten tie metalo darbuotojai dirba, apdirbinėja metalą. Ir jisai bando komunikuoti su tais žmonėmis. Ir tie žiūri ir sako, ta prasme, tam vaikui kažkas negerai, ta prasme, jis atėjo pas suaugusius žmonės, kurie čia dirba su metalu, apdirbinėja metalą čia dešimtmečius. Ir čia bando kažką komunikuoti, pats būdamas, 10 metų gal neturėjo. Tai toje vietoje būtent tie žmonės bando juoktis iš to vaiko ir duoda jam tokį išbandymą. Sako, nu gerai, jeigu čia kažką supranti, tai pasakyk, kaip apdirbti šitą metalą. Ir tada tas vaikas rodo pirštų, sako, dabar turi daryti tą, turi daryti aną, turi daryti šitaip, čia taip pakreipti, čia taip papjauti, ten pašlifuoti. Ir jie žiūri ir nesupranta, ta prasme. Iš kur tas vaikas gali išmanyti tokius dalykus, mes čia dešimtmečius dirbam, mes ilgiau dirbam, negu jisai gyvena, ir jisai mums aiškina, ką mums reikia daryti. Tai va, toje vietoje tas gaunasi, kad tam vaikui nereikia būtent nieko mokytis, nes jis jau praeitose gyvenimuose turi patirtį, jau yra atidirbęs tos dalykus ir toje vietoje viską puikiai žino. Bet kartais problema yra, kad, tarkim, jeigu mes turim daug neteisingos patirties iš praeitų gyvenimų, neteisingų įpročių, tai toje vietoje pas žmogų yra intuicija tokia, kad va, ten reiktų daryti šitaip, bet galbūt ta intuicija ateina iš ilgalaikio įpročio daryti kažką neteisingai. Ir toje vietoje būtent tai yra neteisinga intuicija ir ne visą laiką mes rekomenduojam vadovauti savo vidinę intuiciją. Tik tais atvejais būtent, kai ta intuicija yra teisinga, bet kaip ją atskirti, na, tik praktika mums galbūt gali parodyti. Žinoma. Ačiū tau labai už tos pavyzdžius, jie tikrai padeda suprasti tokias sudėtingas temas. Ir aš taip jaučiu, kad noriu dar truputį grįžti į sielų gebėjimą, kaip čia pavadinti, įsikūnyti į paprastesnius dalykus negu tik tai vat, žmogaus kūnas arba panašiai. Ar galėtum daugiau papasakoti iš kvantinės hipnozės srities, iš to, ką klientai pasakoja, susidarau įspūdį, kad sielos gali pasirinkti dalį laiko praleisti susiliedamas, pavyzdžiui, su medžiu, tam, kad geriau suprastų, ką reiškia būti medžiu, koks tai jausmas, pasirodo medžiui rūpi ir jam yra gera žinoti, kad jis yra kažkam namai, ten voverėms, paukščiams ir taip toliau, medžiui gera išmokti
būties, ta prasme, kad medžiai nesiskundžia taip kaip mes žmonės, kad per šaltą vasarą, per karštą vasarą kažkokia per daug lyja, per kažką tiesiog jie turi tiek daug tos būties išminties, kad prisitaiko prie to, kad yra čia ir dabar ir ta vasara tokia arba ta žiema yra tokia. Gal gali papasakoti daugiau apie tai, nes aš manau, kad dalis žmonių įsivaizduoja, kad jeigu aš žmogus šitame gyvenime, tai dar atrodytų suprantu, kad galbūt yra daugiau negu vienas gyvenimas, bet tada tarsi žmonės užstringa ir prisiriša prie to koncepto arba supratimo, kad na gerai, gal aš kaip žmogus turėjau gyvenimą prieš tai Egipte, ten ir kažkur, bet vis dar galvoja, kad tik kaip žmogus. Kodėl sielas renkasi tas kitokias patirtis, kurios yra, nežinau, būti akmeniu, ar ten kristalu, ar medžiu, ar ten dar kažkuom, ir jeigu taip yra, ką iš to, kaip čia pasakyti, ką iš to išmoksta, kaip tu manai? Šitoje vietoje daugiausiai, būtent kas ateina kaip iš mūsų praktikos žmonių istorijų, tai yra tokie du, sakykime, pagrindiniai aspektai. Pirma, tai yra, kad siela vystosi iš elementų karalystės. Ir kadangi jinai vystosi iš elementų karalystės, tai jai neretu atveju reikia eiti pro tos įvairius elementus. Tarkim, neretu atveju, tarkim, būna tokios istorijos konkrečios, kad, tarkim, siela yra žemės elementas, tada jinai, tarkim, pradeda augti kažkokia tai augmenija toj planetoj, tada jinai pereina į žolę, į medžius, tada, sakykime, gyvena žoliai, tada atsiranda kažkokie gyvūnai, tie gyvūnai valgo tą žolę, tada tie gyvūnai būtent perima tos žolės tą dvasią, tą sielą, tada jinai atgimsta būtent kaip tas gyvūnas per mamą ir panašiai. Ir būtent tai yra reikalinga tiesiog sielos vystymuisi, dėl to, kad jinai vystytųsi į vis sudėtingesnės gyvybės formas. Tai čia yra vienas aspektas, o kitas aspektas neretu atveju, kurį teko tiesiog pastebėti per savo patirtį, tai yra būtent, kad sielos kažkada jau praėjo pro tą evoliuciją, tapo žmogum ir dabar būtent žmogumi, žmogaus psichika yra žymiai labiau komplikuota negu gėlės ar stirnos. Tikrai tai. Ir toje vietoje būtent jam ta evoliucija yra perteklius. Tai reiškia, ta psichinė kompleksija jam yra per sudėtinga. Aha. Ir jis nori sugrįžti į tą paprastumą, kurį kažkada prisimena intuityviai, kad jis tiesiog buvo gėlė, žydėjo savo ir mėgavosi saulė ir lietum ir nebuvo jokių problemų. Kodėl čia viskas yra taip sudėtinga, turėti ten daryti, tas reikalauja ir tokie yra reikalavimai ir tokie įsipareigojimai. Kažkas tavęs nesupranta, kaip gali būti, kad nesupranta, kaip buvo gėlė, supratau. Ir būtent yra noras sugrįžti tą paprastumą. Ir už tai žmonės kalba apie tą grįžkim į gamtą ir gyvenkim paprastai. Gerai, gal yra dar trečias aspektas, atsiprašau, kad įsiterpsiu, bet bandyčiau įsivaizduoti per karmos pamokas, paimkim pavyzdį, kurį man teko girdėti, čia ne mano klientas, bet per aplinkui. Žmogus būdamas kartais per tą ego man, arba susireikšmindami mes, kad žmogus, kadangi yra išmintinga būtybė, tai visi tarsi gyvūnai, augalai atsiduria žemiau ir mes nustojom tarsi gerbti, kitus nustojom gerbti gyvūnus ar aplinką ir panašiai. Ir jeigu aš įsivaizduoju, kad ta mergaitė tiesiog betiksliai, be jokios priežasties, ne tai, kad ten gintis nuo kandančio kažkokio uodo ar kažko, bet tiesiog paėmė sutraškę vabalą, kurį pamatė ropojant žemę ir tarsi pasirinko galbūt vėliau, pabaigus šį gyvenimą, suprasti tą karmos pamoką, kad na gerai, aš pabūsiu tas vabalas, kuris žuvo be tikslo, ta prasme, tarsi betikslė mirtis, ir nors galbūt ta patirtis užtruko vos ten, nežinau, kelias dienas ar keletą savaičių, ar ten porą metų, nežinau, kiek vabalai gyvena, bet tarsi patirtų tą pačią patirtį iš priešingos pusės, kad padarė galbūt tokią nedidelę, pavadinkim, karmos klaidą, sutraiškė kažkieno gyvenimą be jokio tikslo ir tada pabūti toj kitoj pusėje, ką reiškia prarasti gyvenimą, kai jis staiga artėja didelis batas ir tu dingsti po to padu.
Ar gali būti šitas variantas, kai sielos siekia suprasti dėl to balanso, kur paskutiniam gyvenime kažką padarė ne taip, negerbdami, nežinau, gamtos ar kitų dalykų? Na, matot, čia toks biškai labai idealistinis variantas, kaip jūs Arba aš jau pateikėte. prifantazavau galbūt. Nes praktika yra tokia labai paprasta. Tai yra, kad kiekvieną dieną mes vaikštom, einam keliu ir mes neretu atveju eidami keliu einam ignoracijų. Tai yra, mes nežiūrim, kas yra po mūsų padais. Mes užmenam skrusdelės, mes ten Sragytes. nuvėjam musės įvairias, ten tai yra tiesiog žmogiška ignoracija. Ir to vietai, jeigu dabar už kiekvieną skrusdelę, kurią mes užmynėm, ar už kiekvieną uodą, kurį mes pritriškėm dėl to, kad ten mums kažkas panižo, pasikasėm, o ten uodas buvo, net nematėm. Tai dabar už kiekvieną reikėtų atgyventi tuos gyvenimus, tai mūsų evoliucija būtų biški stagnaciška tokia. Gerai, tu mane net pagodė, aš dabar jau susimažiau kaltas, kad nežinau, kiek nukentėjo uodų mano gyvenime, bet gal nebesijausiu taip labai stipriai kaltas. Bet gal truputį kitą dar kampą irgi paimsiu, šiuo metu gimė klausimus. Tai tada, gerai, nėra karminių tų dalykų, ne? Kad mes neprivalome ten atgimti vabalą arba kažkokiais dalykais vien dėl to, kad nuskriodėm netyčia kažkokį vabalą praeitam gyvenime, bet ar vis dėlto yra tų tokių atvejų, kai, sakei, iš žmogaus sąmonės, nes čia viskas per sudėtinga, siela grįžta truputį į tą ankstesnį lygį, kur ten, nežinau, būti ereliu, delfinu ar dar kažko galbūt yra paprasčiau ir po to vis dėlto grįžta toliau į tą sudėtingesnį kelią ir to aš norėjau paklausti, kas yra tas tavo supratimu, tas vidinis užtaisas, nes kaip aš suprantu, bet aš tik užvesiu ant kelio, kad taip kaip gėlė nori išdygti iš po žemės, skleistis, žydėti ir taip toliau, taip kaip medis stiebėsi link dangaus, galbūt ir sielos yra tas kažkoks vidinis užtaisas, kur mes norime augti vietoj to, kad būtume užstrigę, nes ką tik palėtėm žodį, tas stagnavimas, užstrigimas. Na, tai visų pirma reikia šiek tiek praplėsti diskusiją. Tai pirmiausia, tai mes turime suprasti, kad yra įmanoma patirti tos tokius, sakykime, mikropatyrimus, tai yra būtent vabzdžių ir augalų ir panašiai. Bet turim taipogi suprasti tokį faktorių, kuris vadinasi sielos, pavadinkim, dydis. Dydis nėra teisingas žodis yra kompleksiškumas, bet ką norim pasakyti, tai kad kuo kompleksiškesnė siela, tarkim, pavadinkim ją, jinai yra didesnė. Nors tai nėra teisinga, čia kaip pavyzdys yra, kai mirė Einšteinas, reiškės, padarė jos smegenų skrodimą ir sako, norim suprasti, kodėl jis buvo toks protingas. Ir pamatavo, kad smegenų tūris yra daugmaž toks pats kaip vidutinis smegenų tūris. Nieko ten nėra, smegenys nebuvo didesnės. Taip. Aš šitą anksčiau girdėdavau, niekaip nesuprasdavau pavyzdį, bet aš taip džiaugiuosi, kad tu jį paėmė, nes mes to atsakysim klausytėm, kodėl taip gali būti. Tai vat, ir tada, reiškia, pradėjo žiūrėti viduje smegenis ir pamatė tas vadinamas neurologinės jungtis. Ir pamatė, kad statistiškai tų neurologinių jungčių yra žymiai daugiau negu pas paprastą žmogų. Tai reiškia, pas jį mąstymo būtent sudėtingumas ir intensyvumas buvo žymiai kompleksiškesnis ir didesnis negu pas paprastą žmogų. Ir čia yra taip siela, būtent siela, galima sakyti, yra didesnė ar sunkesnė, bet iš tikrųjų techniškai jinai yra kompleksiškesnė, nes joje yra daugiau tų vidinių sakralinės geometrijos jungčių. Ir reiškia, siela yra kompleksiškesnė. Tai kadangi jinai yra kompleksiškesnė, tada reiškia, jinai turi daugiau patirties. Ir dabar to vietoje turim suprasti, kad tiek, kiek patirties turi vabalas, ar gėlė, ar šuo, ar žmogus, ar Einšteinas, yra skirtinga. Būtent ant kiek daug yra tų kompleksinių sakralinės geometrijos jungčių. Ir to vietoj būtent žmogui paimti ir pamėginti patirti kažkokią tais, sakykim, nesudėtingą patyrimą, jam yra truputėlį sudėtinga, nors
paradoksaliai sudėtinga patirti nesudėtingą patyrimą. Bet esmė yra tokia, kad aiškės, tas sudėtingas sielos geometrinis junginys negali tilpti į gėlę ar į vabalą, nes ten yra pernelyg paprasta konstrukcija. Žinoma. Tai toje vietoje, kas vyksta vadinamas sielų toksai išskaidimas. Tai reiškia, siela gali išsiskaidyti save į aspektus ir, tarkim, laikinai truputėlį patirti kažkokį tai nedidelį aspektą kaip vabalėlį ar gėlelę ar kažką, ne visų savo patyrimu, o tik tais dalimi sielos. Ir paskui tas mikrogyvenimas praeina ir tas aspektas vėl grįžta atgal į sielą. Taip, Ir būtent tas patyrimas integruojasi. taip, Tai va, ta išmintis toks integruojasi. netiesioginis patyrimas yra įmanomas. Taip. Aš jeigu teisingai suprantu, žmonėm turbūt gali būti sunku suprasti, kaip siela išsiskaido į kažkiek dalių, bet aš norėjau šitą vietą paliesti, nes jinai labai įdomi. Ar aš teisingai įsivaizduoju vat, iš Dolores Cannon, Michael Newtono knygų ir to, ką jie pasakoja, kad dar yra vienas įdomus aspektas, kad kai mes turime inkarnaciją Žemėje ir yra ta sielo erdvė gyvenimas tarp gyvenimų, angliškai life between lives, kad ten visada tarsi lieka irgi mūsų sielos dalelė, ta prasme nėra taip, kad siela išskaido ir inkarnuosi visas patirtis taip, kad neliktų tam kitam lygyje, ar taip yra, kad ten tarsi visada išlieka mūsų kažkokia dalis ir būtent dėl to, kai tarkim, jeigu, nežinau, kaip pavyzdys, kažkas man artimas žmogus mirtų dabar, o aš vis dar gyvenu Žemės planetoje, bet mano ta kita aspekto dalis, kita mano sielos dalis vis tiek juos tenai pasitinka po mirties, ne, ir gali pabendrauti, ir aš taip įsivaizduoju. Čia mes galbūt labiausia apie ką kalbam, tai mes kalbam apie vadinamus aurinius antspaudus, galima sakyti, ar įspaudus, ar čia kokį terminą mes panaudosim. Bet esmė yra tokia, kad mes turim suprasti, kad nors mes galvojam, kad aš buvau taške A, dabar esu taške B, reiškia, taške A manęs nėra nė kvapo, nieko nebeliko. Techniškai tai yra neteisinga. Aha. Kas yra teisinga, tai yra, kad visur, kur mes esam, mes paliekam savo kažkokius tai antspaudus, kažkokius tai likučius. Aha. Ir būtent, kai mes bet kur judam laikoje ir erdvėje, visur lieka nuo mūsų kažkokie tai likučiai. Jeigu vien iš fiziologijos žiūrėt, tai mūsų iškvėpuotas oras ar mūsų odos poros kažkokios lieka, kažkas tai lieka. Bet iš energetinės perspektyvos būtent lieka mūsų energetinis kažkoks antspaudas ir visur lieka dalis mūsų. Tai toje vietoje būtent suprasti, kas yra sielos pasidalymas, mes galim paprastai labai tą žiūrėti. Tai yra, kad siela iš savęs nuolatos radijuoja kažką, būtent kažkokią tai energiją, šilumą kažkokią tais. Ir būtent tai lieka visur, kur mes einam. Tai va, tai iš tokios perspektyvos galbūt nėra taip sudėtinga suprasti tą sielos dalymąsi. Taip, Tiesiog- ar tiktų pavyzdys, atsiprašau, kad įsiterpsiu, bet kai saulė šviečia ir švytė, ne, tai tarsi jinai palieka savo spindulių daleles, kurios keliauja kažkur ir padaro tą savo šviesos ir šilumos darbą. Tai panašiai ir mūsų siela, tik tai mažesnių mastelių. Irgi galim įsivaizduoti, kad mes paliekam tuos energetinius antspaudus ar likučius ar kitus dalykus, bet nuo to, kaip čia pasakyti, nenukenčiam. Taigi nėra, kad mes išbarstom ir vis mažėtume, nes pametam save, ar mes čia pametam, nes aš kovoju, kad daliai klausytojų atrodytų, kad pala, kaip gali būti, kad iš visur, kur keliauju, išbarstau save ir palieku save. Jo, bet tada mes turim eiti į kitą aspektą. Gerai. Tai yra būtent iš kur mes gaunam savo gyvybę. Ir tai yra toje vietoje mes turime suprasti, kad mes visi esam sujungti su tuo aukštesnė sąmonė, būtent su ta dieviška energija. Ir tai yra, kas nuolatos mus palaiko gyvus. Tai yra ne tiek oras, ne tiek vanduo, ne tiek maistas, kiek būtent ta dieviška gyvybinė energija. Ir jinai pas mus įeina ir būtent mus animuoja, tai kad mes būtume gyvi. Ir tada tampa dalimi mūsų
Ir tada būtent jau praeina pro mus, pro visą transformaciją ir lieka kaip toksai antraeilis reiškinys ir tada jau iš mūsų išeina. Tai reiškia, mes nesam kaip baterija, kurią pakrovė tik tais, kai mes gimim ir paskiau, reiškia, jinai išsikrauna ir mes mirštam. Taip. Tai yra daugiau, kad yra dieviška energija, jinai įeina į mus ir jinai tada išeidinėja iš mūsų. Kodėl mes mirštam? Tai yra dėl to, kad mes pradedam vis mažiau ir mažiau netekti tos dieviškos energijos, fizinis kūnas pradeda netekti daugiau, nes biologinis amžius būtent vyksta toks pasikeitimas. Pradžioj ta dieviška energija yra daugiausiai fokusuojama į fizinį kūną, kad fizinis kūnas vystytųsi. Paskiau, kaip sako senatvėje, žmogus suvaikėja. Tai yra būtent, kad fizinis kūnas nyksta, bet siela jinai pradeda augti. Ir būtent siela išauga iš kūno, kūnas netenka tos gyvybinės energijos, nepaisant to, kad tu valgai ten, bet tu jau nebeaugi ir nieks nebevyksta, jau kūnas sensta. Ir tada siela pradeda maitintis. Tada mes išaugam iš fizinio kūno, mes numetam fizinį kūną ir tada kaip su siela iškeliaujam. Tas ryšys išlieka su ta dieviška energija, tiesiog kad ryšys su kūnu išnyksta. Taip. Aš įsivaizduoju, gal ir gali truputį praplėsti, kad yra tokių civilizacijų ir egzistencijos formų, kur tos būtybės, jiems nereikia valgyti, nereikia gerti, ten kažkokius skysčių ar kažko daryti, ar ten valgyti kristalą, ar kas tai bebūtų, bet tiesiog užtenka toj lengvoj, tokioj sielos egzistenciniai būsenai, būtent tiesiog tos energijos iš pirmą pradžią šaltinio, ar kažkaip, kaip gal tu truputį gali šitą vietą praplėsti, kaip yra apie tas gyvybės formas, kurios atrodytų, kad yra šviesos ten būtybės ar kažkokios panašios būtybės, kad kaip jos išlieka, kaip jos palaiko savo energiją. Tai su pirma turime suprasti, kad fiziniam kūnui yra reikalingos fizinės medžiagos, kuriomis jisai maitinasi. Bet esmė yra tokia, čia skiriasi tik tais tam tikras, sakykime, kaip kūno intelektas. Ir reiškia, kūno intelektas yra toksai, kad mūsų kūno intelektas yra, nesvarbu, ar mes esame Einšteinas, ar Elonas Muskas ten, ar kas nors, bet mūsų kūno intelektas yra labai, labai žemas. Ir nepaisant to, kad mes gal esam protingi, kaip panaudoti dalykus, bet mūsų kūno intelektas yra labai žemas. Dėl to, kad jisai neturi žinių, kaip susintezuoti būtent maistinės medžiagas iš esmės iš oro ir šviesos. Nes mes visi veikiam būtent dviem principais, tai yra fotosintezė ir chemosintezė. Tai fotosintezė yra būtent, kad mes įdedam kažkokias medžiagas į save, kažkokius mineralus, mes gaunam saulės spindulius ir fotosintezės būdu tai yra transformuojama į naudingas medžiagas kažkokias. Tai būtent mes galim tokiu būdu sintezuoti tas medžiagas arba chemosintezės metu, tai netgi yra įmanoma ir be saulės spindulių, tiesiog cheminių procesų eigoj savo kūne sintezuoti irgi įvairias medžiagas. Ir toj vietoj būtent, kai kūno intelektas yra aukštas, tada, reiškia, mes galim tiesiog iš oro paimti visas pagrindinės medžiagas, nes orą sudaro visos tos pačios bazinės medžiagos, kurios sudaro ir visas kitas aminorūgštis ir proteinus ir visa kita, kuo mes maitinamės. Ir mūsų kūnas, jeigu turi atitinkamą intelektą, jis gali susintezuoti visas tas reikalingas maistinės medžiagas iš oro. Tai reikia oro ir iš esmės saulės kaip energijos šaltinio, kad katalizuotų būtent tą sintezę. Tai toj vietoj būtent galim tokiu būdu maitintis. Ir yra žmonių, kurie teigia mūsų būtent planetui, kad jie tą daro. Vienas toks populiarus yra, galite pasidomėti, toks vadinasi Max Kosmos. Jis yra, reiškia, Rusijos, bent jau Rusijoje gimęs, bet dabar atrodo Anglijoje gyvenantis. Ir jisai daug apie tai kalba, kaip jisai nevalgo ir kaip jisai būtent viską sintezuoja savyje. Tai va, tai toj vietoj jis jau turi tą intelektą ir jis yra atradęs savyje. Ir toj vietoj būtent kiekvienas mes galim atrasti tą, aš to nesigiriu,
Bet toj vietoj tai yra kiekvieno evoliucijos klausimas ir kažkada galbūt visi tą pasieksim. Žinoma. Aš galvoju, kad savo gyvenime labai dažnai susiduriu, kad vis dažniau ir dažniau su kolegom ir panašiai kalbamas apie tai, kad nebūti išskridusiam. Ir tu labai gražiai paminėjai iš tikrųjų tą pavyzdį, kad leisti savo priimti ir suvokti, kad aš turiu fizinį kūną, kad jam reikia rūpesčio, kad jam reikia maisto ir taip toliau ir neužleisti savęs, bet tas įsižeminimas yra ir apie tai, kad mes nebandytume gyventi, nežinau, kažkur ateityje, o ne šitam gyvenime, bet šitam gyvenime išnaudoti tas esamas galimybės per savo kūno pojūčius, per interakciją su kitais žmonėms, su gamta, su visais kitais dalykais ir nepamesti šitos dalies, kas tau yra tas geras balansas galbūt tarp to vidinio augimo, kurį skatina turbūt meditacija ir visokie kiti dalykai, ir tarp to, kad vis dėlto, kol esu žmogaus kūne, neatsisakyti ir kitų žemiškų dalykų, kaip čia pasakytas, įsiženimas, tvirtai jausti žemę po kojomis, ar tai yra svarbu ir kaip tu to balanso sieki. Jeigu nori, gali pasidalinti, jeigu nori, galime kitą klausimą paimti. Tai yra svarbus klausimas, iš tikrųjų, kurį daug kas ignoruoja. Ir toje vietoje yra tokia tendencija, kad kadangi fizinis kūnas kelia daug iššūkių ir fizinis kūnas neretų atveju yra paremtas, daug fizinio patyrimo yra paremta skausmu, daug kas skauda, ar susižydžiam, ar tiesiog yra chroniškas ilgalaikis skausmas, ar lygos ir panašiai, yra tendencija noras pabėgti nuo to skausmo. Ir toje vietoje, kur mes galim bėgti į savo galvą, tai yra į savo svajonių pasaulį, arba kiti žmonės renkasi dvasingumą, jie tada sako, fizinis kūnas čia yra tik tais kažkoks kaip lavonas besivelkantis paskui mane, aš čia esu aukščiau fizinio kūno. Ir ta vieta, reiškia, nereikia kreipti dėmesio į fizinį kūną. Ir tai nėra kito žodžio, apart to, kad pasakyti, kad tai yra reali problema. Tai toje vietoje aš būtent siekiu balanso, tai yra nuolatinis įsižeminimas į fizinį kūną. Ir mano įsižeminimo praktikos, tai yra būtent fizinės praktikos, tai yra kovų menai, tai yra joga, tai yra svorių kilnojimas. Ir tos dalykus kasdien turiu praktikuoti, nes vis dėlto statistiškai, taip sakant, mes turim tendenciją išeiti iš kūno ir nueiti savo tos būtent dvasinius pasaulius ir reikia mums įžeminti ir tada mes turim daryti fizinės praktikas ir dėja, bet statistika yra tokia, kad didelė dalis žmonių, kurie galvoja, kad jie turi daug problemų su savo fiziniu kūnu ar su savo mentalitetu, beveik 90% išspręstų savo problemą, jeigu tiesiog normaliai įsižemintų į fizinį kūną ir jį prižiūrėtų, bet tiesiog, kad žmonės jį ignoruoja. Taip, suprantu. Aš manau, kad daliai klausytojų, kol klausėsi apie sielų patyrimus ir apie elementus ir apie augalus ir visus kitus dalykus, galėjo atsirasti vienas klausimas, kuris man irgi viduje kirba. Aš įsivaizdavau anksčiau, galbūt, kai buvau jaunuolis ar panašiai, kad suprantu, kodėl kai kurie vegetarai ar veganai pasirenka tą kelią, nes po to, kai pamato, kaip, nežinau, iš tikrųjų atsiranda mėsa ar ten kaip vištai nusukama galva ar dar kažkokie dalykai, kurie vaikus gali šokiruoti ir natūralu, bet ar nėra taip, kad mes tuomet irgi susikategorizuojam neteisingai ir mes įsivaizduojam tarsi, jeigu mes valgom augalus, tai tiem augalam išsėras, kaip pasakyti, neskauda, o gyvūnams skauda. Ir kaip tu šitoje vietoje žiūri, nes iš tikrųjų aš dabar pastebiu, kad kai žmonijos sąmoningumo lygis auga ir tie, ypač mes pavadinom prabudę, supranta, kad viskas yra gyva, medis irgi yra gyva, mes negalime žiūrėti tiesiog kaip į statybinę medžiagą, kad aš nupjoviau, pasidariau lentas, čia yra medis, ne, medis yra irgi kažkas labai gyvo. Tai kaip dabar tada daryti su savo mityba, kaip tu pats įsivaizduoji, kad ar žmonės vis dar turėtų, nežinau,
valgyti mėsą, kiaušinius, kažkokius pieno produktus, ar mes turėtume įsivaizduoti ir tampam kažkokie labai dvasiški vien dėl to, kad atsisakom viso to maisto ir bandytume išgyventi kaip veganai, kur nei pieno, nei kiaušinių absoliučiai nieko, tiesiog toks save ant žolių. Tai kaip tu čia matai? Ir man labiau rūpi gal tokia ir praktinė perspektyva, ne tik tai, teorija, nes aš manau, kad daugeliu žmonių, daugeliu klausytojų tas klausimas kyla viduje. Čia yra sudėtinga tema, bet paaiškinsim, kaip mes mokinam savo mokykloje, sąmonės kelio mokykloje, šitų principų. Reiškias, pirminė pozicija, dėl ko žmonės ateina į norą keisti savo mitybą, tai būna sveikatos klausimai. Reiškias, jie gyvena kažkaip ir tada, reiškias, jie gyvendami supranta, kad kažkas yra negerai su jų kūnu, tai pirmiausia, jie bando gydytis vaistais, bet paskui supranta, jeigu sąmoningumas jų auga, jie supranta, kad vaistai tik malšina simptomus, nesprendžia problemų. Tada būtent jie neretu atveju prieina prie išvados, kad mityba įtakoja mūsų sveikatą ir tą vietoj supranta, kad galbūt yra maisto alergijos ar yra gal kažkokia užsitaršimas nesveikų maistų ir panašiai. Ir tada prasideda jų ta būtent kelionė į sveiką mitybą, kas yra viskas tvarkoj po kol kas. Ir vienu ar kitu atveju žmogus neretu atveju prieina prie tokio momento, kai yra pasiūloma idėja tokia, kad galbūt valgyti mėsą yra nesveika. Ir nesvarbu, iš kokios perspektyvos prieinama prie tos logikos, bet tada žmogus prieina prie tokios idėjos ir jisai sako, reikia pamėginti valgyti veganiškai. Ir reiškia, kad gaunasi to vietoj. Žmogus tada įeina į tokią, sakykime, dvikova su savimi, kur jisai, sakykime, nori valgyti mėsą, bet jis savo neleidžia, nes jam tai galbūt yra nesveika. Ir tada jis kovoja su savim ir mes matom daug tų istorijų, kur valgė ten daug metų veganiškai, o paskui, tai dabar jau auginam savo kiaules, patys jas ten skerdžiam ir valgom lašinukus. Tai sveika tada yra, kai jeigu patys auginam, reiškia sveika. Tai matom labai daug tokių istorijų ir kodėl tos istorijos yra, dėl to, kad buvo prieita prie tos pozicijos neišteisingos mentalinės būklės. Aha. Ir būtent mūsų mentalinė būklė, kas mes prieinam prie to, tai yra, kad mes negalvojam tik tais apie save, mes galvojam apie kitus. Taip. Tai vat ir toj vietoj čia yra pagrindinis aspektas, tai yra vadinamas laisvas pasirinkimas. Tai reiškia, žmogus turi daug laisvo pasirinkimo. Jis gali pasirinkti nuskinti obuolį, jis gali pasirinkti papjauti kiaulę. Ir abudu gali suvalgyti. Tai jis turi daug laisvo pasirinkimo. Kiekvienas pasirinkimas turi savo pasekmes, ką mes vadinam karma, bet čia jau yra kita tema. Bet dabar kalbam apie pasirinkimus tarp kiaulės ir tarp obuolio. Kiaulė turi daugiau pasirinkimo už obuolį, bet mažiau negu žmogus. Žmogus gali papjauti kiaulę, kiaulė nelabai gali nužudyti žmogų, nebent tu esi kažkoks vilkas ar meška, tenais miške. Tai jis turi biškį daugiau pasirinkimų, bet kiaulė nelabai turi daug pasirinkimų. Tai dabar būtent kiaulė gyvena ir turi pasirinkimą gyventi. Ir mes tada demonstruojam savo pasirinkimą į tai, kad mes turim teisę atimti kiaulės gyvenimą. Ypatingai neretu atveju sakydami, kad aš tave užauginau, tai aš turiu teisę ir atimti tavo gyvybę. Čia yra vienas aspektas. Kitas aspektas yra būtent, kai žmogus eina medžioti ir jisai sako, kadangi aš turiu ginklą, turiu įrankį ir intelektą panaudoti tą įrankį, aš turiu teisę atimti kito gyvybę. O gyvūnas, tarkim, neturi galimybės apsiginti, nes nesupranta, būtent, kad jo gyvybė yra planuojama atimti. Tai to vietoj būtent mes demonstruojam tiesiog savo pasirinkimą, nes jis yra aukštesnis to gyvūno. Tai dabar kaip žinoti, ar gyvūnas nori mirti ar ne? Tai jeigu būtent mes prieinam ir sakom jam, aš tave dabar planuoju pribaigti, ir gyvūnas, sakykime, tarkim, senovės, kur būdavo indėnų įvairios kultūros, jie darydavo ritualus
Ir, reiškia, jie sakydavo, mums reikia valgyti, ten, tarkim, mes gyvenam, nerandam maisto, prašom Dievo, kad atsiųstų mums būtent maisto. Ir tada jie darydavo tos ritualus tokius, prašydavo Dievo pagalbos ir būdavo, kad ateina gyvūnas ir jisai atsistoja ir sako, man atsibodo gyventi, man reikia kito gyvenimo, galbūt aš noriu būti žmogumi ir aš pasiaukoju vardan jūsų, kad jūs galėtumėte gyventi, o aš galėčiau evoliucionuoti, nes aš suprantu, kad man reikalinga tolimesnė evoliucija. Ir būtent tai yra tokie sąžiningi mainai. Taip. Ir toj vietoj viskas yra tvarkoje, nes mes netimam laisvos valios. Gyvūnas sutinka pats. Aha. Jeigu mes atimam laisvą valią, reiškia, mes pažeidžiam jo teisę į jo gyvenimą. Gerai. Ir aš atsiprašau, bet noriu iš karto tarsi peršokti iš šio laikinį pasaulį, nes mes kai einame į parduotuvę maisto ir perkam dalykus, mes nematom to ilgesnio kelio ir mes nesuprantam. Ir turbūt geras pavyzdys, vaikai kartais gali būti, kad jie įsivaizduoja, kad pienas tai yra pienas pakelyje, jie neįsivaizduoja, kad tai kaip atrodo karvė arba kaip tas pienas atsirado tame pakelyje, tai mes tam tikrą prasme vartotojiškai atsiduriam prie pasirinkimo, ką aš šiandien pirksiu, ką gaminsiu. Ir šito vietą gali peršokti jau į tą tarsi istorijos pabaigą, nes tą etinę ir tą moralinę pusę labai gražiai parodė, bet ką praktiniam gyvenime mums tada daryti? Ar tai reiškia, kad jeigu mes daugiau pradedam balansuoti savo gyvenime per mitybą į grybus, augalus ir visą kitą, tai tiesiog mes tada ir patys esam lengvesni ir mažesnę karmą apie tai nešamės, ar mes iš viso turėtume niekada nevalgyti, nežinau, vištienos, mėsos, žuvies ar kažkokių kitų dalykų, ir tiesiog turėtume stengtis susibalansuoti, kad jeigu buvom perpratę iš serijos kiekvieną dieną mėsą valgyti, tai nuo šiol, nežinau, kartą per savaitę ar 2 kartus per savaitę valgysiu ten mėsą, žuvį kažką, kitom dienom daugiau vegetarišką maistą, ir čia jau yra perimas, bet ką patartum didžiai daugumai klausytojų, kurie galbūt nėra pasiruošę taip apversti kardinaliai savo gyvenimą. Tai užbaigim tą istoriją. Aha. Tai reiškia, dabar pažiūrėkim į kokį pasirinkimą turi obuolys. Reiškia, obuolys turi tik vieną pasirinkimą. Jisai užauga ant obels ir jisai turi tik tais pasirinkimą nukristi ir supūti. Jis neturi jokio kito pasirinkimo. Neturi kojų, neturi rankų, neturi burnos, akių. Tai jisai nukrenta ir supūna. Jeigu jisai nukrito ir supuvo, jo būtent jisai, visos tos jo naudingos medžiagos nuėjo į žemę ir žemė būtent atgal sugrįžo kaip mineralai per žemę į obelį ir vėl užaugo kaip obuolys. Reiškia, jis yra įstrigęs tame evoliucinėme cikle, jis niekur neina į priekį. Tai toj vietoj, būtent jeigu prieina žmogus ir jisai paima tą obuolį ir jisai, sakykime, nes tas obuolys jau yra nukritęs ir jisai jau yra stadijoje, kad jisai supus. Bet jeigu žmogus paima ir gerbia tą obuolį ir dėkoja jam, kad jis toks egzistuoja, kad dieviška tokia išraiška egzistuoja, ir būtent sujungia save su tuo obuoliu, tai reiškia, tą obuolį įdeda į save, toj vietoj būtent obuolys įvykdo savo misiją. Tai yra, jisai išeina iš savo ciklo, nes jisai susijungia su žmogum, pastarnauja žmogui, žmogus jam yra dėkingas už tai, ir toj vietoj būtent jo siela evoliucionuoja. Jis gali jau tapti kažkuo daugiau gyvūnų ar kažko tai toliau. Ir toj vietoj būtent čia yra visa filosofija. Būtent jeigu mes žiūrim iš tokios perspektyvos, tai yra kas gali pasitarnauti mums, nes niekaip kitaip negali pasitarnauti niekam kitam, ir mes galim būti už tai dėkingi ir įvertinti jo pasitarnavimą, tai toj vietoj mes bendradarbiaujam. Ir būtent jeigu mes iš tokios perspektyvos žiūrim į dalykus, tai tada mes kaip ir neturim jokių problemų. Nes jeigu mes žiūrim į viską, tik tais į tai, kad viskas yra produktas, nes tai yra būtent parduotuviai, tai tada mes neįvertinam tų dalykų, nes mes nesuprantam, kas iš kur ir kaip ir dėl ko. Tai tiesiog iš tokios perspektyvos, jeigu žiūrim, mes neprapulsim. Ir taipogi noriu paminėti, kad aš taipogi daugmaž mano mityboje yra kažkiek tai pieno produktų ir kažkiek tai yra kiaušinių, nes tai skaitau, kad yra etikos ribose.
Visa kita, būtent kas yra, kur yra žudimas, tai nėra etiška. Ir toje vietoje būtent tokiai perspektyvai mes išliekam tam tikrose ribose, bet taipogi turim atsižvelgti, kad dauguma yra būtent tų idėjų, kad veganiška mityba yra nepilnavertė. Ir toje vietoje mes turim pažiūrėti į dramblius ir arklius, kurie nevalgo mėsos, bet yra stiprus ir dideli. Taip, supratau. Ačiū tau labai, kad pasidalinai. Tikrai suprantu. Ir galvoju, kadangi mes šiandien taip stipriai kabiname kosminės temas, labai noriu grįžti prie kosminių temų. Vienas iš klausytojų uždavė klausimą apie tai, o tai vis dėlto, kas yra Dievas. Ir aš galvoju, kad man šis klausimas labai įdomus dėl to, kad tarsi per savo naująjį visatos supratimą per kitus dalykus, per tai, ką Dolores Cannon, Michael Newton ir visi kiti dalinasi, bet tu netgi ir per savo asmeninę patirtį, kai tavo sąmoningumas ir sąmonė išsiplėtė, kai tu susiduri su sielų tom istorijom, tu irgi susidarai savo įspūdį. Ir man atrodo, kad visa ko kūrėjas, jeigu mes išsigrynintume tą tiesą, tai tarsi iš tikrųjų ir neprieštarauja nei vienai religijai, nes ar mes kalbėtume apie Dievą taip, kaip katalikybė supranta, ar kaip kažkokios kitos religijos, tarsi visose religijose yra kažkokia dalelė tiesos ir kuri kartu sudėjus ir atspindi bet pašalinus visą kitą triukšmą, tai pavadinkime, ne? Tai gal tu gali pasidalinti savo požiūriu ir kaip žmonėm paprasčiausiu būdu paaiškinti, kiek įmanoma paprasčiausiai, aišku, bet kad tiesiog suvoktume, kad kas yra tas visagalis kūrėjas, ne? Ir kai mes atsisakytume savo to atsiskyrimo, kaip tu pačioj laidos pradžioj pasakoji, kad mes tik įsivaizduojam, kad esame atskiri pirštai, bet esame iš tikrųjų viso to dalis ir esame viena. Tai Dievo klausimas ir turbūt antras tada susijęs dalykas, tai kaip tas pirštas, tas atskiras aš galėtų suprasti savo tą ryšį, kuris tarsi visada išlieka, išskyrus, kai ignoruoju tai arba įsivaizduoju tą atsiskyrimą, bet kaip ir sakai, tai tarsi oro tarpas tarp pirštų, tai tik įsivaizduojamas atskirimas. Ar galėtum padėti su šia tema? Jo, tai čia yra sudėtingas labai klausimas, dėl to, kad ne dėl to, kad jį sutinka atsakyti, o dėl to, kad žmonės turi labai daug idėjų to klausimu. Tai pirmiausia, mes turim visą religinį aspektą, kad yra kažkoks ten dėdė su barzda debesies, kur sėdi, ar turim taipogi kažkokį tai... Būtent turim mitologinį aspektą, kad yra kažkokios mitologinės būtybės tenais, kažkokios dievybės. Taipogi turim dabar naujovišką aspektą. Tai yra, kad niekados nebuvo jokio dievo, buvo tik tais nežemiškos civilizacijos, kurios atvyko į mūsų planetą ir mes galvojom, kad tai yra dievai, nes jie atvyko iš dangaus. Visą tą Anunakių istoriją, kuris tik reiškia visą Anunnaki. Tai reikia terminas, kuris reiškia tie, kurie atvyko iš dangaus. Anunnaki tai reiškia. Tai toj vietoje būtent atmetant visus šitus aspektus, turim grįžti į esmę. Ir esmė yra tokia būtent, kad tai, kaip mes matom Dievą, mes matom kolektyvinę visko sąmonę, visumą. Ir toje vietoje, jeigu žiūrime iš tokios perspektyvos, tada mes galime atsakyti į tą klausimą būtent, o kaip mums išeiti iš tų konstrukcijų, iš tų sukonstruotų konceptų ir kaip grįžti į tą tikrą dieviškumą. Ir toje vietoje viskas priklauso nuo mūsų būtent, sakykime, požiūrio ar perspektyvos, iš kokios mes žiūrime į visą tai. Ir jeigu mes į būtent Dievą žiūrim, grįžtant prie mūsų rankos šito pavyzdžio, jeigu mes grįžtam į savo ištakas, tai reiškia, mes esam pirštas ir mes grįžtam į tai, iš kur mes ateinam, tai tada mes visą laiką sugrįšim į būtent tą savo pradžią. Būtent mes turim žiūrėti, iš kur ateina gyvybinė energija į mus. Ir tada mes surasim Dievą. Jeigu mes nesam pasiruošę žiūrėti į tai, bet ieškom būtent dieviškumo kitame,
Tai kaip ten indai sako namastė, sako lenkiuosi dievybė į tavyje. Tai iškės mes galim žiūrėti pagal pavyzdį tarp dviejų pirštų ir jeigu mes susijungiam, tarkim, kaip yra dviejų žmonių sąjunga, tai vat jie tada jaučia tą dieviškumą, kad vat atsirado ryšys tarp mūsų. Bet jeigu mes neturim, tarkim, tokio dieviško ryšio, tai mes vis viena turim oro tarpą, kuris sudaro tą iliuziją, bet kai mes turim tą iliuziją, mes vis viena jaučiam, kad yra šiluma tarp vieno ir tarp kito. Ir būtent ta šiluma, ta energetika, kuri mus jungia, yra būtent tas dieviškas aspektas, per kurį mes galime atrasti tą dieviškumą kitame, nes būtent mes žiūrim į jungtis, o ne į atskirus elementus. Tai va, tai mes galim tą dieviškumą atrasti kiekvienoje jungtyje, kiekviename individe, jeigu kiekvienas individas grįž į savo pirmą pradžią, būtent ištaką, arba atrasti tą dieviškumą kitame, jeigu mes žiūrim, kokia jungtis mus jungia su tuo kitu individu ir kaip mes būtent esame susiję. Tada mes galim spręsti šitą problemą. Gerai, ir man norisi prie šito pridėti savo šiek tiek nuomonės ir savo supratimo, savo pavyzdį. Aš galvoju, kad iš tikrųjų žmonės gali atrasti ryšį su Dievu, su aukščiausiu kūrėju, turbūt per daugybę dalykų ir nebūtinai per konkrečią religiją arba kelionę į save, bet kartais net ir per kažkokius kitus elementus. Ir šita prasme, man atrodo labai gražu, kad paimsiu egiptiečių pavyzdį, buvo faraonų laikų, kai jie stengiasi išsigryninti vieną kažkokį dievą, tarkim Saulės dievą Ra, ir sakyt, kad nustokit kreiptis į visus kitus dievus ar kažką garbinti, ar ten turėti kitų pavyzdžių, bet Saulės dievas Ra yra vienintelis kelias, kaip mes turėtume rasti ryšį su Dievu, su šaltiniu, ir tada, tarkim, ateina jaunas faraonas kaip Tutanchamonas, mano labai mylimas faraonas, kažkas tenai buvo su tais ryšiais Egipte tuo laikotarpiu, kai jisai valdė, bet man labai užstrigo jo istorija būtent dėl to, kad jisai paėmė ir žmonės, kurie yra vis dėlto buvo pripratę prie savo dievų, prie savo ritualų, prie kažkokių dalykų, ir jie jautė tarsi priespaudą, kad negalima kažko tikėti, o reikia tikėti kažkuo kitu ar kažkaip kitaip, ir paėmė sugrąžino galimybę garbinti visus tos kitus dievus arba kitaip prieiti prie to ryšio. Ir kodėl aš tą istoriją pasakoju, egiptietišką istoriją? Dėl to, kad man atrodo, kad kartais mes pernelyg gal sureikšminame savo kelią į tą gilesnį ryšį, ir tie, kurie atrado tai, nežinau, per budizmą ir meditaciją ir per budizmo praktikas, tada tarsi bandytų tempti visus kitus, kad važiuok tik per meditaciją ir tokią budizmo išraišką, tokią meditacijos formą. Aš tai atradau, tau irgi tarsi reikia per tai lipti, kai iš tikrųjų gal kitam žmogui jisai gali pajusti ryšį su, nežinau, Jėzaus sąmonė arba panašiai, ir tas jam atsitiko katalikų bažnyčioje, nepaisant to, kad irgi bet kurio religijoje yra turbūt tų paklydimų mokant ar darant kažkokius dalykus, arba tų korporatyvinių dalykų, kai mes tiesiog tarsi bandom irgi pririšti žmogų prie to religijos, kad tik per kunigą gali gauti atleidimą ar kažkokie kiti dalykai. Bet ką aš norėjau pasakyti, sugrįžti į pagrindinę mintį, kad man atrodo, kad gal gražiausias dalykas ir ką aš stengiuosi daryti, tai yra nebandyti keisti žmogaus pasaulėjautos, pasaulėtvarkos, nes jeigu jo sąmonė plėsis natūraliai, kad jisai pradės matyti iš aukščiau ir plačiau ir tarsi išaugs konkrečios religijos rėmus, tarsi jisai pamatys, kad tas žmogus, kuris yra galbūt katalikas ir per tai ateina į ryšį su savo aukštesniu aš ar su dieviškom energijom, kitas ateina per budizmo meditaciją, trečias ten dar galbūt kažkaip, bet jie visi turi savo gražų kelią ir jie gali jausti ryšį tarpusavį tuomet, kuomet mes kalbamės per savo asmeninę istoriją ir savo asmeninę patirtį, ir tada tarsi nebesiginčinam dėl konceptų, kad ar Dievas atrodo ir vadinasi tai, ar yra kažkaip kitaip, bet mes kalbam apie savo tą kelią į ryšį. Tai galbūt tas yra labai svarbu. Ir kitą norėjau dar pridėti aspektą savo nuomonę, kad jeigu pratesti tą tavo pavyzdį apie pirštus ir tą delną ten, kur tu ir aš esame viena, tai man labai patiko per Dolores Cannon KHT mokykloje, hipnozę mokantis tas pavyzdys, kad mes galėtume įsivaizduoti, tarsi Dievas yra kaip
centrinę visatos saulę arba visų visatų, jeigu yra daugiau visatų centrinė saulė, ir aš tada bandau įsivaizduoti, kad ta vat, visuotinė sąmonė, ta dievybė tarsi kaip įkvepia ir iškvepia, ne? Ir tame iškvepimo momentą tarsi saulės spinduliai pažyra į visas puses ir tai tampa visom tom patirtim, kaip visata patiria save, tai patiria per augalą, kuris yra augalų, per planetą, kur yra planeta ir turi savo didžiulę milžinišką sąmonę ir milžinišką sielą per mano ir tavo patirtį ir taip toliau. Ir galiausiai aš įsivaizduoju, tarsi ta saulė vėl įkvepia atgal ir tos visos patirtis, taip kaip mes kalbėjome laidos kažkur viduryje, apie tai, kad integruojasi atskiros sielos dalys ir į tą vieną sielą, į tą patirtį, kai sugrįžta tos atskiros dalelės, tai tarsi ir mes, kai grįžtame atgal pas visagalį kūrėją, nuo ko viskas ir prasidėjo, nuo šaltinio, tai tarsi padeda išplėsti Dievo sąmonę ir patirtį, ir tada tarsi tas visako kūrėjas kuria dar sudėtingesnės dimensijas, dar sudėtingesnės visatas, dar sudėtingesnės patirtis. Ir jeigu žmogišką pavyzdį imti, taip kaip mes buvome kažkada galbūt tik tai einantis per mišką, renkantis grybus ar ten uogas taip toliau, ir išsiplėta dabar iki labai sudėtingų patirčių, dirbtinis intelektas, satelitai kosmose, kažkokie kiti dalykai, tai tarsi, jeigu tai perkeltume, nes čia toks labai žmogiškas, mums suprantamas pavyzdys į visą kosmologiją, tai tarsi su Dievu ir tais dalykais vyksta tarsi tas pats, kad patirtis sudėtingėja, visatos naujos kūriamos galbūt irgi sudėtingėja. Kaip tu tai matai, ar tai, ką aš pasakau, tau rezonuoja, ar tu kažkaip truputį kitaip tai pasuktum, paaiškintum? Na, čia nėra su kuo būtų galima nesutikti. Visos tos pozicijos yra teisingos. Tiesiog galbūt galima kelis elementus išplėsti, Aha. Tai yra, reiškia, visas tas įkvėpimo ir iškvėpimo aspektas. Tai yra reiškia, kosmofizikos reiškinys. Tai yra, kad mūsų visata yra besiplečianti ir jinai taipogi paskiau turės savo susitraukimo etapą, tai yra visatos kvėpavimas. Ir tai mes galim vadinti tuo dievišku kvėpavimu. Ir reiškia, čia buvo toks vienas fizikas, Nasimas Harmeinas, labai populiarus, jau teko girdėti. Ir jisai, reiškia, nuvažiavo į fizikų konvenciją ir norėjo suprasti, išsiaiškinti su garsiausiais pasaulio fizikais, kas yra Dievas. Ir, reiškia, fizikos vadovėliuose yra pateikiamas pavyzdys. Reiškia, visata yra kaip toksai balionas. Ir reiškia, tą balioną pučia ir tas balionas didėja ir visata pučiasi ir auga. Ir, reiškia, visata turi savo ciklus. Balioną įpūti, visata išsiplečia, išleidė orą, visata susitraukia. Ir jisai sako, aš suprantu visatos konceptą, o sako, bet turbūt aš, kadangi jaunas esu, ne viską žinau, bet jūs viską žinot, čia jūs esat fizikų konvencija, tai jūs man turbūt paaiškinsit šitą paprastą tokį dalyką. Sako, o kas yra tas, kuris pučia tą balioną? Ir ten visi pasimetė toje vietoje ir negalėjo atsakyti tą klausimą. Bet tai yra būtent, ką mes vadintume tą, sakykime, dievišką sąmonę. Tai yra ta kūrėjo sąmonė, kuri būtent kuria tą visatą ir tai yra kolektyvinė, nes mes taipogi neturėtume apriboti savo būtent sąmonės ties vieną visatą, nes visatų yra labai daug. Ir tai, nes viena visata yra viena kūrėjo sąmonė, kurianti šią visatą. Bet taipogi yra kolektyvinės, daugybė yra visatų ir tai mes vadinam tuo jau centriniu šaltiniu, kur būtent sudaro visas visatas. Ir tai jau galbūt būtų tas paskutinis Dievas, taip sakant. Taip, bet ar galbūt mums net nebūtina taip toli keliauti su savo supratimu ir galvoti taip toli, kas apimtų daugybę visatų ir tą jau centrinė,
Dievą, centrinę Saulę, bet man labai patiko iš tikrųjų tavo pavyzdys, ačiū ir aš tikiuosi, kad mes klausytojams atsakėme apie dalį, apie Dievą taip, kaip mes suprantam, kas sukūrė visatą, kas sukūrė mus, kas palaiko mus per tą gyvybinę energiją. Ir aš tuomet matau, kad artėjant mūsų podcast'o daliai į pabaigą, aš labai noriu sugrįžti prie kelių esminių dalykų, nes mes pradėjome vis dėlto apie sielos kelionę, apie sielos konsultaciją ir tai, ką iš tikrųjų tu darai. Ir aš tikiu, kad galbūt dalis klausytojų norės susitikti su savimi ir sužinoti savo sielos istoriją. Tai čia turiu 2 klausimus. Vienas klausimas kyla iš to, kad vienas mano bičiulis, kuris yra labai stipriai budistas ir pasiimu labai daug ir iš jo be abejo, bet jisai labai visada akcentuoja tai, kad mes turime gyventi čia ir dabar, tarsi susifokusuoti į dabartinį gyvenimą, į tai, ką dabar darome, į tai, kas yra dabar svarbu, kas šiandien mano diena vyksta. Pavyzdžiui, tarkim, šiandien mano diena 2 svarbiausi dalykai, tai yra susitikimas su tavim ir tuomet netrukus jau valandos, norėjau sakyti, bėgiai kažkaip kitaip netinka, bet susitiksiu su tėčiu ir mes nersime į hipnozę, tai tarsi tiek ir užtenka žinoti, bet jo klausimas visada būna apie tai, kad o kokia yra prasmė žinoti, ar buvo praėjusiai gyvenimai, arba yra ateitis, ar nėra. Ir šitoje vietoje man lengva atsakyti jam į šį klausimą, nes aš primenu per elementarius pavyzdžius, kurias klausytojai girdėjo ir praėjusioje laidoje, dėl to labai trumpai tik paminėsiu, kad tarkim mergina, kuri būdama nepilnametė, patyrė seksualinę prievartą ir taip toliau, arba vaikas, kuris gyveno karo zonoje, atrodytų yra savaime nekaltas ir tada visiškai nėra prasmės, kad jeigu yra Dievas, kaip jisai leidžia tokią neteisybę, kad nekaltas vaikas yra išprievartautas ar karo zonoje, ar tam prarado anksti tėvus arba kitus dalykus, bet kai atsiranda ta perspektyva pamatyti praėjusią gyvenimą ir pamatyti, kad ta mergina, kuri patyrė šiame gyvenime prievartą, buvo prievartautas vyras jūreivis kažkuriame praeitame gyvenime ir tarsi tu buvai vienam gyvenime budelis, kitame pabūnėm, kad suprastum tos dalykus ir susitvarkytum, atsiranda platesnė perspektyva. Tai tarsi aš labai lengvai randu atsakymą, kodėl kartais pasižiūrėti praėjusius gyvenimus ir pasąmonė pati nusprendžia, kam ir ką parodyti, kai mes dirbame per kvantinę hipnozę, atsakant į to žmogaus dabartinio laikotarpio ir artimiausią etapą, kaip jam padėti. Bet vis dėlto kaip yra su tavo konsultacijomis ir aš savo nespėjau taip greitai rasti atsakymą, dar turbūt virškinu ir gal reikės dar kelių dienų, kad aš suprasčiau, ką duoda ta dar aukštesnė perspektyva, kad kodėl man padėtų žinoti apie mano ilgesnį sielos kelią, kad iš kokių civilizacijų ir aš kažkur, kur atėjau, kur dabar esu, kodėl man tai buvo svarbu praėjusiuose gyvenimuose tas. Aš galbūt kurioje nors laidų paimsiu ir savo pavyzdį, nes ačiū už konsultaciją, kurią mes turėjome anksčiau, kad aš apie save daugiau žinau ir tarsi net trupučiuką galima pasižiūrėti per tavo konsultaciją į priekį ir į ateitį ir suprasti, kur labiausiai siela tarsi traukia, kai aš pabaigsiu šitą žemės universitetą arba pavadinkim vidurinę mokyklą, kur aš toliau, kur mano siela traukia ir kodėl mane domina, nežinau, kažkokia kita civilizacija arba kažkokios kitos patirtis. Tai jeigu gali tiesiog nepardavimo būdu, bet paaiškinimo būdu papasakoti, kodėl yra naudinga matyti tą žymiai iš aukštesnės perspektyvos, tą savo ilgesnį sielos kelią, ką tai duoda žmonėms, galbūt jie grįžta pas tave su savo atsiliepimais, kaip tai juos, nežinau, pakeitė, ką jiems davė. Tai manau, kad tai yra labai svarbu klausytam išgirsti prieš mums atsisveikinant. Tai dabar turim sutikti su teiginiu, kad mums svarbiausia yra gyventi šitoje akimirkoje. Tai reiškia, mes neturėtume galvoti ten ištisai, kas bus rytoj ar kas buvo vakar, nes vakar jau praėjo, o rytoj dar neatėjo. Mes dabar esam čia ir dabar. Tai yra neginčiama, neįmanoma su to ginčytis niekaip. Nepaisant to, mes turim suprasti 2 aspektus. Ir žvelgime į tai iš ezoterinės perspektyvos ir iš buitinės perspektyvos. Pirmas buitinis pavyzdys. Dabar šią akimirką, šiuo momentu, dabar mes turim šitą pokalbį. Ir tai yra neginčytinas faktas. Esmė yra tokia, kad tai, kad dabar mes turim šitą pokalbį dabar, tai yra pasiekmė to, kad mes prieš kažkiek dienų susitarėm, kad mes turėsim šitą pokalbį dabar. Kai mes tarėmės, tai mes tarėmės toje akimirkoje.
bet mes tarėmės apie ateitį, mes planavom savo ateitį. Taip. Ir dabar mes esam toje ateityje ir mes patiriam tai, ką mes, savo tas karminės pasiekmes, ką mes susitarėm. Taip. Tai jeigu mes būtume tik tai šitoje akimirkoje ir mes neatsimintume, kad mes susitarėm čia kalbėtis ir mes negalvotume apie pasiekmes, kokios bus šito pokalbio eigoj, tai tada tai mes tik gyvenam tik šitoje akimirkoje. Mes ignoruojam, kodėl mes atsidūrėm čia ir ignoruojam, kas bus po to, kai mes atliksim šitus veiksmus. Iš esmės tai yra neatsakingas požiūris į gyvenimą. Toks paprastas buitinis pavyzdys. O jeigu žiūrim iš jau ezoterinės perspektyvos, tai nes dauguma žmonių, būdami čia, šitoje akimirkoje, patiria tai, kas yra vadinama egzistencinė kančia. Jie sako, aš nesuprantu, kodėl aš esu, ir aš nesuprantu, ką man daryti, ir aš nesuprantu, kas iš manęs bus. Tai jeigu mes galim kažkiek tai sumažinti tą kančią, atsakant bent į dalį tų klausimų, tai yra, kodėl tu čia esi, reiškia, kokius veiksmus tu atlikai, kad atsidurtum čia dabar šitam gyvenimui. Kaip tu priėmei tos sprendimus, kad tu atsidurtum čia. Ir kad tai nėra kažkokia klaida, tai nėra kažkokia Dievo bausmė, tai yra tavo pasirinkimų pasekmė, tavo karma. Taip. Ir man dar lenda į galvą vienas pavyzdys, kurį naudojo praeitoj laidoj ir šioj mes tarsi, kai Žemę vadinam to universitetu arba kažkuom. Man labai tiktų, man atrodo, pavyzdys, kad kai 11-okas, 12-okas pradeda galvoti apie tai, ką jis studijuos toliau ir kokį universitetą rinktis, tai padeda ne tik tai, kaip tu sakai, planuoti ateitį ir prieiti tam tikrų sprendimų prie tam tikrų pasirinkimų, bet ir galbūt padeda būnant 12-okui žinoti, ką aš labiau fokusuosiu, ar ten matematiką, ar ten istoriją, ar kažkokius dalykus, ir aš žinau, kodėl ten daugiau skiriu laiko ir energijos, nes mano pasirinkimai bus tokie ir tokie. Tai galbūt šitas irgi atneša daug išminties, ramybės ir galimybės fokusuotis į tam tikrus dalykus po konsultacijos su tavim, pamačius tą visą bendresnį vaizdą, kur link aš keliausiu ir tada aiškiau suprasti, kodėl aš fokusuosiu tam tikrus dalykus šitame gyvenime, ar aš teisingai įsivaizduoju. Tai yra sekantis aspektas, apie kurį reikia pakalbėti. Ir panaudosim konkretų pavyzdį. Dabar žmogus atėjo, jis yra reiki gydytojas, bet patiria daug, energetinių problemų, nepaisant to, kad yra reiki meistras. Ir reiškia, jisai sako, aš nesuprantu, ko aš nesuprantu, nes aš darau visas tas praktikas ir sako, nesuprantu, kur yra problemos. Ir aš sakau, jums reikia išmokti tą ir tą. Konkrečiai apie ten sakralinės geometrijos, tam tikras struktūras ir panašiai, nes jūsų energija yra kaip jūra, jums reikia struktūros, į kur tą būtent energetinę jūrą įdėti. Nes šiuo metu jūs esat energetinė palaida bala. Ir toj vietoj būtent jisai sako, tas žmogus sako, gerai, o iš kur man gauti tą informaciją? Ir aš sakau, tos informacijos mūsų planetoje dėja nėra. Ir sako, tai ką dabar daryti? Man reikia šitos pagalbos ir nieks negali man padėti, nes šitoj planetoje nėra šitos informacijos. O čia ir sakau, visa yra esmė. Čia yra jūsų misija. Jums reikia išmokti tos dalykus, atrasti tos dalykus, parašyti tas knygas ir sukurti tas paskaitas. Nes yra ir daugiau žmonių, kurie turi šitas problemas. Jūsų misija yra paimti iš dieviškos sąmonės tas žinias, dieviška sąmonė žino viską, įstruktūrizuoti tai į žmogui suprantamus formatus, suprantamą kalbą ir pateikti tai visuomeniai. Tai yra jūsų gyvenimo misija ir už tai jūs turi tą problemą, nes jums reikia ją išspręsti ir padėti milijonam žmonių. O tai yra jūsų ateitis. Taip, nuostabus pavyzdys, ačiū labai ir jisai man toks atrodo stiprus ir tinkantis mūsų laidos pabaigai. Ir paskutinį klausimą tau turiu. Žmonės, kurie norėtų pasiklausyti tų ilgų
ir įdomių sielų istorijų, tai aš tikrai patalpinsiu komentaruose arba aprašyme mūsų laidos nuorodą į tavo asmeninį puslapį, kur galima daugiau surasti, kaip su tavimi susisiekti, ir nuorodą į YouTube kanalą, kad galėtų pasižiūrėti tų konkrečių pavyzdžių. Gal norisi žmonėms pratęsti šitą klausimą konkrečiais sielų pavyzdžiais ir jie gali to pasiklausyti tarsi audio knygų, tai yra tikrai labai labai įdomu. Bet manau, kad nemažai daliai klausytojų kirba klausimas, tai vis dėlto, kaip tave surastų, kiek užtrunka ta konsultacija, ar čia visą dieną ar valandą, kiek kainuoja paprastai ta konsultacija tavo puslapyje. Žiūrėjau, kainos tarsi ir nėra, ir tada žmonės kartais būna pasimetę, nes galvoja, ten nežinau, 10 eurų per mažai, 100 eurų man brangu, ar ten 1000 ar kiek, aš nežinau, bet kaip žmonėms, kurie buvo Lietuvoje, tu žinai, kokia ta Lietuvos ekonomika, kokios žmonių pajamos, kaip tu galėtum atsakyti klausimą apie tą trukmę ir apie kainą, kad truputį būtų aiškiau žmonėms. Jo, čia yra geras klausimas, kuris biškai grąžina mus prie kvantinės hipnozės. Nes kai pradėjom su kvantinė hipnoze dirbti su žmonėm, realybė yra tokia. Ne visi žmonės lengvai pasiduoda hipnozei. Ir tam, kad žmogui įvesti į hipnozę, kartais trunka pusę dienos. Ir į tikrą hipnozę, nes mes dėja, bet matom daug labai pavyzdžių, kur tenais žmonės tik atlieka elementarius atsipalaidavimo pratimus ir jau tipo žmogus yra hipnozijai, bet jis ten geria vandenį, ten sako, kasosi ten kažką, tai nėra hipnozė. Tai yra tiesiog žmogus ėjo atsipalaidavimą ir leido prisiminimą ateiti, tai yra viskas tvarkoj. Bet į tikrą hipnozę, kad įvesti žmogų, reikia laiko. Ir kai kurie žmonės eina greitai ir lengvai, kiti žmonės turi tokį nelabai prieinamą protą ir jie reikia ilgiau jiems. Tai kai pamatėm, kiek laiko tai užtrunka, sakom, turi būti greičiau, kaip tai galima būtų padaryti. Ir tada sakom, geriau papasakosim patys, nes mums lengviau save įvesti ir pasakoti būtent tą istoriją, negu kitai įvedinėti. Kitaip tariant, kad tu nukeliauji už klientą į kvantinį lauką ir ten, kur yra visa informacija pasiekiama, jam gali perpasakoti ir pasakyti, nekovodama su jo ego, analitinio proto ar ten vidiniam būsenam, kuris tarsi nepasiduotų apie hipnozę. Na, tą turiu omeny. Taip, ir mes toje vietoje štai sukūrėm struktūrą. tą struktūrą mes įrėminom į valandos formatą. Aha. Ir per 1 valandą mes galim pateikti visą paketą, būtent tam, kam kitur gal reikėtų, nežinia, kiek valandų ir kaip ten bebūtų. Tai mūsų tas paketas toksai, jis yra struktūrizuotas ir kadangi jis turi savo formą, tai tada žmogui yra lengva orientuotis. Dabar kitas aspektas yra būtent tas atlygio aspektas, tai turim suprasti, kad visur turi būti lygus mainai. Nes jeigu mes iš kažko kažką paimam ir to lygiai negražinam, reiškia, toje vietoje mes turim skolą ir kažkas nuo mūsų paims, ar kažkaip kitaip mes turėsim tą grąžinti. Visur turi būti lygus mainai, bet toje vietoje mes nenorėjom niekada savęs rėminti į formatą, kuris būtent tas formatas neretu atveju pradeda kelti įvairias sąlygas. Kas kartais yra labai gerai, kai žmogui yra pateikiamos konkrečios formos, sakykime, tokia suma ar ten panašiai, ir tada žmogus žino, ar jis gali atitikti tą formą ar ne. Vis dėlto mes nusprendėm savo veikloje per visus šitus 15 metų panašiai, kiek vykdom ją, kad mums yra geriau duoti žmogui pratimą negu teisingą, sakykim, formą, pavadinkim. Tai pratimas yra toksai, kad žmogus iš esmės turi pajausti savo sąžiniai, nes jisai turi įvertinti kitą žmogų, jo pastangas, jo laiką, tada įvertinti savo galimybės ir būtent ar jis iš tikrųjų jisai yra dėkingas už tą suteiktą paslaugą. Nes, tarkim, kodėl, mes niekada neimam jokio atlygio iš anksto. Kiti žmonės parašo iš karto, tai aš iš anksto atsidėkoju jau tenais, nes taip yra formatas. Susimoki, gauni valandą. Taip. Viskas tvarkoja. Tai yra normalus formatas, mes jo nesilaikom.
mes jį šiek tiek ardom ir sakom, pirmiausia, žmogau, tu turi patirti tai, kai tu patirsi, tada tu galėsi tai įvertinti. Ir kai tu įvertinsi, ar tai buvo tau naudinga ir ar tavo galimybės leidžia tau atsidėkoti, tada tu turi išvesti vidurkį iš to. Ir tai yra pratimas, kurį mes žmonės skatinam. Gerai, ačiū tau labai, labai gražiai paaiškinai kainodarą ir gal tiesiog leisk man pateikti, kaip aš supratau tarp eilučių ir kaip pavyzdį ir tada gali paneigti ar kažkaip kitaip pakoreguoti. Bet aš įsivaizduoju, kad žmonės prieš susitikimą iki galo nežino, kas tai bus per informaciją ir kaip padės. Ir kai tai patiria, gali įvertinti tą patirtį ir tavo ta lanksti labai kainodara padaro kelis dalykus. Pirmas dalykas, tai padaro tarsi pasiekiama kiekvienam, nes arba ar tu studentas, ar pensininkas, ar uždirbi labai daug, kiekvienas gali tarsi atsilyginti pagal savo galimybes ir tai tampa prieinama. Tai nėra kažkokia laiptelė, kur, nežinau, kainuotų 300 ar 500 eurų ir kažkas galvotų, kad taupysiu metus, kol galėsiu tai pasiekti ir panašiai. Ir iš kitos pusės labai įdomi perspektyva, kai tu sakai pratimas, nes iš tikrųjų labai gražiai irgi atsiskleidžia tada žmogaus, nežinau, dosnumas, kupumas ar kažkokie kiti dalykai. Aš manau, kad jeigu kaip aš įsivaizduoju ir galbūt kai kuriam klausytams surezonuos, kad jeigu aš esu pripratęs, nežinau, eiti į kirpyklą ir mokėti ten 20-30 eurų, bet kai aš einu pas sudėtingą specialistą, kaip, nežinau, vokalą, pedagogą iš Amerikos, ar ten psichologą, ar ten dar kažkur ir moku, tarkim, ten 50 eurų už valandą ir tada gaunu kažkokią dar sudėtingesnę patirtį, nežinau, ten kažkokią asmeninę garsų terapiją ar ten kažkokius kitus dalykus ar hipnozę, tai tarsi didėjant tam sudėtingumo laiptelį, aš suprantu, kad mane nukirpti yra galbūt paprasčiau negu suteikti vokalo pamoką, kur kažkas turi suprasti, kas yra sekantis žingsnis, kad mano dainavimas atsiskleistų arba tobulėtų ir tada tavo darbas, tai turbūt tokiu paprastu būdu žmonės gali palyginti su savo kasdieniam patirtim, kasdieniam kainom ir pajusti, kas yra teisinga, ar aš taip suprantu? Jo, iš tikrųjų, ekonominės grupės čia irgi vaidina vaidmenį, dėl to, kad vienas skaičiuoja savo finansus 10 eurų finansuose ribose, tokie variantai tikrai egzistuoja ir yra priimtini. Kiti savo finansus skaičiuoja. Atsiprašau, įsiterpsiu, net ir tada, jeigu atsiranda tokių situacijų, kur žmonės tau perveda kelis eurus arba 10 eurų, tu irgi jautiesi okei, nes tu žinai, kad taip yra kaip yra. Tai mes sutinkam ir su to, jeigu žmogus iš viso neatsidėkoja. Yra ir taip? Žinoma. Aha, atsiprašau dėl to. Už tos, kurie taip daro. Tai yra, jo, mes gal nepaminėjom šitos kategorijos. Yra kategorija, kurie savo kategorizuoja į nulį. Yra kategorija, kurie save kategorizuoja į, tarkim, 10 eurų ribas. Yra kategorija, kurie save kategorizuoja būtent į 100 eurų ribas. Yra kategorija, kurie save kategorizuoja į 1000 eurų ribas ir panašiai. Tai priklauso nuo žmogaus ekonomikos. Ir kiekvienas žmogus turi teisę patirti šitą patyrimą savarankiškai. Ir finale, kas gaunasi, tai kad ekonomiškai stipresni žmonės kompensuoja tos ekonomiškai silpnesnius žmonės, tos energijos vienaip ir taip susibalansuoja finale. Supratau. Gerai, ačiū. Ir gal prieš atsisveikinant, nežinau, kažką nori pasakyti savo temą arba kažkokius akcentus sudėti, nes iš tikrųjų tarsi visą laiką moderavau mūsų šį susitikimą ir vedžiau per tam tikras temas. Gal prieš eidamas į šią laidą arba panašiai tu kažką norėjai pasidalinti ir aš tau nesuteikiau progos, tai dabar yra tas nuostabus laikas, kai tu gali kažką dar pridėti apie ar save, ar šias temas, ar kažkokį bet kokį aspektą, kurį tu nori prieš atsisveikinant su laidos klausytojais. Galbūt svarbiausias dalykas, ką galima pasakyti, tai yra, kad vis dėlto, kad ir kaip tai bebūtų, bet mes turim prisiminti du dalykus. Kad pirmiausia, tai turim visą laiką savo orientuoti į kolektyvinę sąmonę ir suprasti, kad mums vienaip ar kitaip reikia vienytis ir jungtis. Turim turėti kažkokius bendrus žemės tikslus ir žmonijos tikslus. Tai yra dalis mūsų, būtent apie kurią mes nekalbėjom,
Tai yra, nes mūsų taipogi veikla yra vienyti žmoniją ir kad žmonės vienytųsi ir mąstytų panašiai ir vienodai, būtent ta prasme, kad vienytų save į dieviškumą ir į aukštesnę sąmonę. O kitas aspektas tai yra būtent, kad tie žmonės, kurie nėra pasiruošę vienytis, kad suprastume juos, kad jie dar nėra tam pasiruošę ir turėtume jiems supratingumo. Ir būtent nesakytume, kad jie yra, su jais kažkas yra negerai, iš mūsų perspektyvos, kai iš jų perspektyvos su mumis kažkas yra negerai. Tai toje vietoje suprantant, turint tokį abipusį požiūrį, galim labiau suprasti tą visą dalyką. Tai pagrindinis pranešimas yra, kad mes viena per kitaip finale esam visi viena ir turim vienytis, turim dalintis ir turim siekti lygybės. Nesiekti būtent, kad būtų kažkas aukščiau kito ar žemiau kito, o kad būtent siektume tos lygybės ir kad pažintume save, nes daugiausias būtent šitą mes galime atrasti per pažinti savęs. Nes būtent jeigu mes save bandom pažinti tik tais per savo kažkokius psichologinius aspektus, ten vaikystėje kažkokius susiformavusius, tai mes savo labai apribojam. Bet jeigu mes ieškom savęs vis giliau ir giliau per praeitus gyvenimus ten ir panašiai, finale mes surandam, kad mes vis viena ateinam iš to pačio šaltinio. Ir visi ateina iš to pačio šaltinio. Tiek, kad mes būtent turim skirtingą tą išsivystymą ir mes jau tokie labai individai tapom, bet mes turim grįžti į tą šaltinį, grįžti į tą pradžią ir tada mes galim vis labiau ir labiau jungtis. Tai toj vietoj tai turbūt yra pagrindinė mūsų žinia, kurią mes nešame. Ačiū už labai nuostabų ir gilų ir įdomų pokalbį. Labai džiaugiuosi, kad radai mums laiko ir esu tikrai labai už tai dėkingas. Ir tikiuosi, kad galbūt dalis klausytojų ateis pas tave ir tokiu būdu tau netiesiogiai, bet sugrįš irgi ta gausa ir gerovė per daugiau klientų, per naujų kontaktų. Tai džiaugiuosi, kad galėjom susitikti ir labai labai ačiū Donatui už tavo laiką ir tavo išvalgas ir tai, ką šiandien padovanam klausytojam. Tai ačiū už tą bendrą dovaną, kurią kartu sukūrėm. Tai mes irgi taipogi labai dėkojom už galimybę sudalyvauti šitame pokalbyje. Pokalbis buvo tikrai labai turiningas, jūsų klausimai yra labai brandus ir subrandinti iš sielos. Tai dėkojom už tokią galimybę ir dėkojom už galimybę pasitarnauti taipogi jūsų bendruomeniai ir linkim būtent visiems dieviškos ramybės ir augimo savo kelyje. Taip, ačiū labai. Iki.